Nes jeigu mes vien tik tikimės, kad už mus kažkas tai padarys, duos mums stebuklingą piliulę ir mes pasveiksim, tai taip nebus. Deja, jodas čia nebepadės. Tiesiog turėkit omeny, kad ateityje dar prisijungs ir diabetas. Ne, aš nesutinku. Kai pamačiau, kas vyksta, kai pamačiau, kaip gerėja tyrimai atsisakius glitimo. Kokia pasijungia stipri ta varomoji jėga, ar ne, kad dėl savo vaiko suprasti apskritai, kas čia vyksta ir kur ieškoji informacijos. Sveika, Viktorija. Sveika, Gabrielė. Labai tau ačiū, kad atvažiavai šiandien. Iš tikrųjų, kažkaip, kai galvojau, ką noriu pakviesti, kaip minėjau praeitos tinklalaidės epizode, kad susigalvojau tokį vienkartinį projektą prieš išvykstant į Ispaniją, įgyvendinti, savo tokią svajonę ir rašyti kažkiek tų tinklalaidės epizodų. Ir labai norėjau pakviesti žmonės, kurie kažkaip tais man pagelbėjo, kai buvo kažkokie sunkus periodai. Negaliu to apsiversti. Ar šiandien nemiegojus, su kūdikė savo, tikrai tai gali būti, kad mažiau saugiklių yra emocijom pasireikšti. Tai iš tikrųjų kartais, kaip galim sutikti žmonės, kad ir per tos socialinius tinklus netikėtai, kur visiškai pasimetime įneša aiškumo. Tai tikrai tas žmogus, kur kaip labai buvau pasimetus po gimdymo dėl tam tikrų sveikatos dalykų, gal vėliau pasidalinsiu, tiesiog taip visiškai netikėtai. Labai iš tikrųjų juokinga ta istorija, kad mano mamos draugė, kur jos kartu augino vaikus, jinai man parašė, žinodama, kad man su skydliaukė nėra gerai, ir jinai man atsiuntė tokią žolę ir tas įrašas buvo tavo pasidalintas, ir tada aš pradėjau žiūrėti ir galvoju, o Jėzau, man būtinai reikia susisiekti su Viktorija. Tai visiškai netikėtai tiesiog atsiradai pačiu tinkamiausiu laiku ir vietoje ir tiesiog labai norėjau dar daugiau pasišnekėti apie tą mūsų kelionę, būtent tų lėtinių ligų suvaldyme ir toj skydliaukės temai. Ir kažkaip, kai galvojau, ką norėsiu pakviesti, tai iš karto buvo mintis, kad Viktorija, nes ir šiaip noriu labai pasikalbėti daugiau ir susipažinti kaip su žmogum, bet to pat ir toksai buvo labai didelis noras, kad kuo daugiau moterų pamatytų ir atrastų, nes manau, kad labai svarbu tai, ką darai. Tai jeigu galėtum dar pati prisistatyti, nes manau, kad geriau pati prisistatytum, nei aš galėčiau pristatyti. Ačiū labai, kad pakvietei iš tikrųjų, nes aš ir labai noriu dalintis tuo, kuo dabar dalinuosi, nes praėjau tą patirtį. Ir mane labai džiugina, kai moteris irgi atranda tai, ką aš atradau ir atranda laiku. Nes iš tikrųjų, kuo ilgiau mes dėlsiam, kuo vėliau suprantam, kad kažkas negerai, tuo mažiau mes galime padaryti. Dėl savęs to ilgiau mūsų sveikimas užtrunka. Ir iš tikrųjų socialiniai tinklai šiais laikais kažkoks toks magiškas įrankis, kur atrodo netikėtai sutinki tinkamų žmonės tinkamu metu. Tokie stebuklai vyksta iš tikrųjų per paskutinius metus, aš irgi labai daug tokių netikėtų susitikimų patyriau. Ir mano istorija yra tokia, kad viskas prasidėjo nuo mano dukros sveikatos, kai tiesiog motiniškos nuojautos vedama, nutariau patikrinti giliau jos sveikatą, galbūt taip. Niekada nebuvau linkusi ieškoti problemų ten, kur jų nėra. Man visada patiko natūralesni būdai, ten, kad iš mitybos, sakykime, gauti visas reikiamas medžiagas, tiesiog gyventi natūraliai. Ir taip aš auginau vaikus pakankamai natūraliai, nuosavam name, kuo daugiau stengiamės būti gamtoje. Ir iš tikrųjų vaikai atrodė sveiki, ir vyresnė dukra, ir mažesnė, bet ta mažesnioji mano šiek tiek lėtesnio būdo. Jie labiau pavargdavo po fizinio krūvio, aš tiesiog mačiau palyginimą vienos dukros ir kitos ir nenorom tu matai, kad jinai labiau pavargsta. Taip pat pas ją labai lėtai augo plaukučiai,
nagai beveik neaugo. Ta prasme, tikrai nereikėjo kirpti nagų. Dar atsiprašau, tai kokį jinai buvo amžiaus tada? Jai buvo tada 5 metukai. Ir aš vis tikėjausi, kad tie plaukučiai pradės augti greičiau, nes iš tikrųjų pavyzdžių turėjau aplinkoje, pas ką trumpi plaukai kažkuriuo metu ima ir pradeda augti. Bet jau kaip 5 metai sukako, kažkaip jau man galvoju, jau mokykla to žinai už kalnų, kažkas čia ne taip. Ir aišku, šeimos gydytojai viskas buvo taip. Ir dar tik gal galiu pasitikslinti, kad, nežinau, gal ir mamos klauso, ar kitos nerimauja, gal irgi pastebiu, kad tie plaukučiai, tarkim, lėčiau auga, ar ne? Tai kokio ilgio buvo tie plaukai? Taip, čia labai geras klausimas, iš tikrųjų, tai maždaug va tiek. Ta prasme, praktiškai ežiukas, taip, akivaizdžiai trumpi, taip, ežiukas va toks centimetras, porą centimetrų. Ir nuo pat gimimo iki 5 metų jie tiek užaugo. Taip. Supratau. Tai va, ir aš vis tikėjausi, bet supratau, kad reikia kažkas ne taip. Ir šeimos gydytoja pasiūlė tik tai bendrą kraujuką. Ir tada tuo metu aš tikrai nebuvau dar pasigilinus į tyrimus, į kažkokias reikšmes, aš nežinojau, ko ieškoti, bet jaučiau, kad kažkas ne taip. Ir tuo metu vienintelė mintis, kuri man atėjo į galvą, kreiptis į žmogų, kuris kažkada padėjo man. Gydytoja labai tiesiog tokia nuoširdį gydytoja iš širdies, kur jauti, kad jinai labai rūpi jai žmogus ir tas darbas jos yra iš pašaukimo. Ir tuo metu, kai aš kreipiausi pas ją su savo problema, dar būdama jauna, ten visai buvo neskydliaukė, bet tiesiog pajaučiau didelį rūpestį ir norą padėti ir jinai man labai operatyviai padėjo. Ir paskambinau dėl dukros, tuo metu jinai jau dirbo endobiogenikė. Ir kadangi endobiogenika yra toks holistinis, sakykime, požiūris į žmogų, tai aš tikėjausi, kad jinai galbūt kažką išvelgs. Ir iš tikrųjų užteko pokalbio telefonu, kad ji jau įtartų problemos esmę. Tiesiog, nors šeimos gydytoja matydama mano vaiką, negalėjo nieko įtarti ir išklausiusi mano nuogastavimų. Ir tiesiog sutarėm, kokius tyrimus padaryti ir atėjom pas ją konsultaciją. Wow. Tai pradant tą istoriją nuo pat pradžių, pasakoji ir labai man iš tikrųjų rezonuoja, kad taip tradiciškai, kaip mes esam pratę, kreipiamės pas savo šeimos gydytoją ir būna toks didelis nevilties jausmas, kada realiai mes jaučiam, kad yra problema, ją net, tarkim, šiuo atveju matom akivaizdžiai ir tada kaip mamom, aš dabar dar turiu labai mažai patirties palyginus kaip mama, bet labai suprantu tą dalyką, kad atrodo gerai, ramiai, nepanikuok, čia, žodžiu, neprisigalvok ir paleisk kontrolę, čia nebūk kažkokia išprotėjus mamytė, kur ten, bet to pat ir atrodo, kartais būna to nuojauta neapleidžia, kad man jau net ir per šią trumpą patirtį 9 mėnesių ir tai buvo tokia situacija, kur gydytojai sako vieną, pagal normos turėtų būti taip, bet viduje atrodo tiesiog, kad ne, kažkaip taip netinka. Ir aš įsivaizduoju, kaip turėtų būti sunku pragyventi tą tam tikrą laiko tarpą iki tų 5 metų, kada nėra tų atsakymų, viduje kažkokia vis tikriausiai išlenda ta nuojauta, kad gal kažkas ne to. Ir greičiausia, koks turėjo būti palengvėjimas, kai atsiranda žmogus, kuris sako, taip, aš matau, kad čia yra problema, o ne taip, kad čia pats sunkiausias tikriausiai yra jausmas, kada yra negerai, sakai gydytojui, kad yra negerai ir jis tu sako, ne, viskas yra gerai. Tai šitas yra, tikrai taip sunku, tai tikriausiai, kai jau atrado tą žmogų, kuris sako, aš girdžiu, kad kažkas yra ir suprantu, tai taip turėjo būti toksai, nežinau, palengvėjimas iš vienos pusės. Taip, iš tikrųjų, kaip ir mano įtarimai pasitvirtino, kad kažkas negerai ir tada ateina tokia mintis, tai kažkaip tai galbūt tai įmanoma išspręsti. Bet iš tikrųjų endobiogenikoje mes bandėmės gydytis keletą mėnesių. Laukiam rezultatų, ramiai, kantriai, bet vietoj to jai netikėtai pablogėjo tyrimai. Iš tikrųjų, akivaizdžiai iš vaiko nesimatė, kad jie jaustųsi labai blogai, taip jau kažkaip ypatingai, ne? Jau vėliau atsirado simptomų tam tikrų, kuriuos aš pastebėjau, bet
Tai dienai mums endobiogenika dėja negalėjo padėti, bet grįžus atgal, aš suprantu, kad irgi mes nebuvom padarę pilnų tyrimų, nebuvo būtent patikrinti antikūniai dėl autoimuninės ligos. Tai kaip ir buvo aišku, kad tai yra skydliaukė, bet neaišku buvo dėl autoimuninės ligos. Ir taip pat mitybos klausimų irgi tuo metu nebuvom pasidomėję. Ir gavosi taip, kad pablogėjus tiem tyrimams, taigi mums tiesiog parekomendavo mūsų endobiogenikė kreiptis, važiuoti tiesiai į ligoninę. Iš tikrųjų, jinai įtarė dar kažką daug blogesnio ir tiesiog, kai jinai man paskambino, iš jos balso aš supratau, kad kažkas labai negerai ir man ten buvo, negaliu nupasakot, kas ten buvo. Ir tuo metu pas mane ant rankų buvo mažylė 9 mėnesių maždaug. Ir šita dukra, ligoninė Kaune, mes Vilniui, ką daryt. Tai iš tikrųjų pirmą vyras važiavo, nes su žindoma dukra aš irgi negalėjau tenai likti. Bet vėliau taip susiderinom, kad išprašiau aš ten nakvoti su dukra ir buvo laisva lova ir aš likau su abiem, tai mes mainėmės, kiek buvo įmanoma. Ir Kaune nustatė būtent, kad yra autoimuninis tiroiditas. Tai iš tikrųjų, tuo momentu aš tikrai pajaučiau palengvėjimą, kai turėjau jausmą tokį perduotą man, kad kažkas labai blogai. Ir iš tikrųjų įtariau patį blogiausią dalyką, nors tiesiog gydytoja nepasakė, bet buvo toks momentas, tai kai sužinojau, kad autoimuninis tiroiditas, tai pasirodė, kad tai yra geriau negu galėjo būti. Aš įsivaizduoju, ką galėtų tarti, dar tik tai žiūrovams noriu, kaip pasakyti, kadangi visą tai ir veda link to, kad Viktorija pasakys, ką jinai šiuo metu veikia. Nes šita istorija yra ilga, bet manau labai svarbu ir yra gal pradžiai ją išgirsti, tam, kad suprasti, kas davedė iki tos veiklos ir to taško. Tai, žodžiu, dar man toks įdomus dalykas, šitas visas veiksmas su ta endobiogenika vyko prieš kiek jau maždaug metų? Prieš 6 turbūt. Prieš 6. Nes irgi įdomu, iš tikrųjų, galbūt, kaip čia pasakyti, kad taip nenumesti tokio šešėlio ant to endobiogenikos, tai irgi gal tik svarbu paminėti, kad ir specialistai skirtingai dirba ir ten, žodžiu, yra labai daug niuansų. Bet kaip suprantu, geriant tas tinktūras, kurias ten paskyrė būtent tuo metu endobiogenikė, dukrai per tos 2 mėnesius tik tais pablogė, ar ne? Ar dar daugiau kažkokių faktų? Stabilizavosi, tuos kelis mėnesius laikėsi stabiliai, bet nežinau, kas paskatino tą pablogėjimą staigų. Taip. Tiesiog vienu metu pablogėjo ir tiek. Ir nei gydytoja ten galėjo paaiškinti, nei taip. Bet iš tikrųjų taip, teisingai, endobiogenika yra labai gera medicinos šaka, todėl kad žiūri plačiai į kiekvieną žmogų ir tai dienai, kai mes gydėmės, galbūt dar gydytoja neturėjo tiek patirties, kiek turi dabar. Šiai dienai tikrai žinau, jinai puikiai gydytoja ir daug kam padeda. Tiesiog kiekvienam žmogui reikia rasti savo asmeninį kelią ir savo asmeninį žmogų. Tikrai ne kiekvienas gali padėti. Ir endobiogenika dar labai akcentuojasi į tai, kad mes patys, kad pats pacientas, pats žmogus turi prisimti atsakomybę ir padėti gydytojui jam padėti. Nes jeigu mes vien tik tikimės, kad už mus kažkas tai padarys, duos mums stebuklingą piliulę ir mes pasveiksim, tai taip nebus. Ir dar ką irgi noriu gal tai papildyti, kad apskritai einant tų lėtinių ligų suvaldyme, einant į tą remisiją, sakykime, labai dažnai aš ir pati savo asmeniniai toj kelionėje susiduriu, nes aš pati turiu Hashimoto tiroiditą. Ir kad dažnai taip būna, kad, kaip čia įvardint, vienas specialistas veda prie kito, vienas žmogus prie kito, vienu etapu padeda vienas kažkoks specialistas, tada kažkodėl stebuklingai ten nebeveikia tie metodai, nes tiesiog prireikia kažkokių dar ekstra dalykų ir visa ta kelionė tokia tampa tikrai kaip kažkoks net nuotykis ir atrodo, ką, tarkim, taip veikia tuo metu ir dabar viskas pasikeitė ir nebeveikia ir dar kažko ekstra, pavyzdžiui, prireikia. O, žodžiu, toks yra kaip gyvas ištisinis procesas ir, tarkim, žvelgiant atgal, tai ta gydytoja kaip ir padarė, tokį labai, kaip pasakyti, labai naudingą darbą, jinai apskritai pamatė, kas yra. Ir dažnai su tom visom lėtiniam ligom yra toks dalykas, kad aš ir pati su savim taip kartais šnekuos, jau atrandu kažką ir atrodo, man tai viską pakeis ir išspręs ir tai integruoju.
matau kažkokį rezultatą, tada eina kažkiek laiko ir matau, kad to nebepakanka, reikia dar kažko ir tada tarsi ima piktis gal, kad atrodo, gal ten man kažką blogai pasakė ir dar kažkas ne taip buvo. Bet iš tikrųjų, kaip atsigrėžiu atgal, tai galbūt taip tiesiog ir yra, kad kaip dėlionė. Viena detalė, kita, tada atsigrėžiu atgal, kažką pasiemu iš seniau, tada kažką naujo ir viskas toksai. Tai žodžiu, jūsų ta kelionė, taip ir buvo 5 metai tos tokios nežinomybės, tada atsiranda šitą endobiogenikė, kur jau tarsi atsiranda tokia viltis, kad kažką apčiapėt, tuomet klinikos. Taip. Ir diagnozuojamas dukrytį Hashimoto tiroiditas. Taip. Ir su hipotireoze tikrai buvo didelis labai hormonų trūkumas, o žinant, kiek hormonai turi įtakos augimui, tai tikrai labai svarbu buvo tuo metu tinkamai sureaguoti, bet aš aišku neturėjau tuomet jokių žinių, nieko nežinojau nei apie skydliaukės ligas, nei apie mitybą, tinkamą skydliaukę, nei kažką daugiau. Ir va tas šokas, kad mano vaikui išrašė vaistus ir pasakė, kad juos gersi visą gyvenimą, man tiesiog labai kyla iš karto labai daug klausimų. Ir kai aš gydytojas bandžiau klausti, tai gal man tiesiog logiškai nieko nežinant atėjo klausimas, tai gal jai trūksta jodo, nes skydliaukė yra jodas, taip, kaip ir jinai iš jodo gamina hormonus. Bet gydytoja pasakė tokią frazę, tai jau ligoninė gydytoja, endokrinologė, jodas čia nebepadės. Ir ta frazė man užstrigo visam likusiam laikui, kol aš pradėjau paskui ir jodą temą gilintis, nes jeigu nebepadės, vadinasi, galėjo padėti, ne? Tarsi per vėlai. Jo, ir kai klausiau dėl mitybos pokyčių, dėl kitų dalykų, sakė, nieko galit nekeisti, viską darykit kaip darėt, tiesiog gerkit vaistukus ir viskas bus gerai. Nusiraminkit. Jo, ir šitoj vietoj mano buvo labai didelis smalsumas, mano nenoras vaikui visą gyvenimą duoti vaistų ir kiti tokie dalykai, kaip minėjau pradžioje, aš natūraliai stengiausi visada daugmaž gyventi, ne? Ir tuo metu aš pradėjau domėtis. Žodžiu, ir tas domėjimasis buvo platus ir gilus. Labai. Ir moksliniai straipsniai pradėjau klausti mamų, kurios turi patirtį su vaikais su šia liga. Ir dar vienas buvo toks momentas, viena mama man pasakė, kad jie valgo viskas, čia viskas gerai, man apie maistą iškart kilo klausimai, nežinau kodėl, bet tiesiog natūraliai turbūt. Jinai pasakė, tai tiesiog turėkit omeny, kad ateityje dar prisijungs ir diabetas. Nes, viena autoimuninė liga prisijungia kita, nes jos dukrai gal 13 metų tuo metu buvo, jau buvo praėję gal 5 ar kiek metai nuo diagnozės ir jie jau turi ir diabetą. Ir čia jau man buvo raudona lemputė visiškai, tarsi aš nesutinku. Aš nesutinku ir tada viskas, mano smegenys, mano protas, dieną naktį, va tos informacijos paieškose, aš pradėjau knysti ieškoti, kodėl, kaip, ką daryti, kaip sustabdyti. Ir iš tikrųjų paskui su laiku paaiškėjo, kad ir mano vyresniai dukrai irgi yra Hashimoto, tik tai, sakykime, pradiniai stadijoje, dar hormonai neišėjo. Ir po kiek laiko, kai aš jau buvau susiformavusi tam tikrą vaizdą, kai aš jau supratau, kad dukra netoleruoja glitimo, kai pamačiau, kas vyksta, kai pamačiau, kaip gerėja tyrimai atsisakius glitimo ir kai pamačiau tam tikrus požymius savyje, kurių aš nenorėjau galbūt matyti anksčiau, nes mes dažnai labai numojam ranką į nuovargį, ten plaukai slenka, ten viduriai užkietėja, dar kažkas, tiesiog, neišsimiegojau, pavargau. Ta prasme, moteris mes bėgam, lekiam, mes rūpinamės vaikais, mes save pamirštam. Taip. Ir tiesiog aš pradėjau suprasti, kad galimai ir aš turėsiu šitą Hashimoto ligą. Bet ilgą laiką tiesiog nejau pasitikrinti, nes aš galvoju, ką aš su tuo darysiu, Atrodo gerai, aš dėl dukros jau žinojau, ką daryti, aš jau dariau, bet dėl savęs kažkaip labai sunku tą pripažinti. Iš tikrųjų, niekas nenori pripažinti, kad turi ligą kažkokią. Bet dar norėčiau tik tai dar... Kas man šiuo metu iš pasakojimo dabar toksai, atrodo, momentas stiprus. Tas momentas, kada
gerai, dabar aš viską išsiaiškinsiu apie šitą Hashimoto tiroiditą, ten priežastis ir panašiai. Ir aš tai bandau įsivaizduoti, ar šita dukra jauniausia ar ne, Vidurinioji. Vidurinioji. Tai tuo metu, taip, Bet tiksliai. tuo metu jauniausia. Kaip ir sakei, Ai, dar buvo dar buvo ta 9 mažoji. mėnesių mažoji, dar yra mažas vaikas, vidurinioji ir dar vyresnioji ir tarkim 3 mergaitės. Aš dabar, taip bandau įsivaizduoti, aš dabar su vienu kūdikiu 9 mėnesių. Ir tai, o ten nepamiegu, dar kažkas. Ir nėra lengva ir visai būna. O čia 3 vaikai. Pačiai dar irgi buvo tie Hashimoto tiroidito reikalai prasidėjo. Ir greičiausia visas tas, kokia pasijungia stipri ta varomoji jėga, ar ne, kad dėl savo vaiko suprasti apskritai, kas čia vyksta ir ta neteisybė, nes aš, ta prasme, tik galiu įsivaizduoti, kaip vidui viskas užsivedė ir užvirė, kad su visom šitom aplinkybėm, nes tikrai gali daug kas numot ranką ir sakyti, per sudėtinga, man yra ten tiek domėtis, gilintis ir visa kita, ir kaip bus, tai bus, važiuojam, pažiūrėsim. Bet toks užsivedė kažkoks mechanizmas nesustabdomas, kaip aš suprantu. Ir dar įdomu paklausti tiesiog, kur ieškojai informacijos, tuo metu. Tai iš tikrųjų aš pavadinčiau šitą būseną motinos liūtės. Labai gynybinė, tokia grinai, aš ir pagal horoskopą liūtėsiu, tai man jie įsijungia tas tikrasis liūtas, užvedė, kuris ginti savo vaiką. Aha. Ieškojau visur, moksliniai šaltiniai, knygos, podcastai, aišku, lietuvių kalba informacijos nebuvo, tikrai nebuvo. Tik ta tradicinė visiems prieinama informacija, ką mes jau žinom. Bet bazė, taip, bet jie nieko naujo man nepasakė. Bet aš mačiau, kad kažkas ne taip ir kad turi būti plačiau, kad yra kažkas dar, kad kažkaip dar galima padėti. Negali būti, kad vien tik tai vaistai ir viskas. Ir aš matau, kad vaistai tuo tarpu neišsprendė jos problemos, kad ją vakarais pykindavo. Jie būdavo bloga. Tiesiog, jinai jautėsi blogai. Šitą rebusą man irgi prireikė nemažai laiko išspręsti. Aha. Bet informacijos ieškojau forumuose užsienio, sakau, knygose. Viena iš tokių autorių labai mane įkvėpusių Izabela Vins. Jos knygos yra anglų kalba išleistos apie Hashimoto, kaip jį suvaldyti. Įvairius kursus, nutriciologų klausiausi vėlgi, bet viskas užsienio šaltiniuose. Ir dėl to aš labai džiaugiuosi dabar, kad galiu tai atnešti į Lietuvą, taip sakykime, lietuvių kalba, nes aš žinau, kad žmonės neprieina prie tos informacijos. Taip. Tiesiog. Nes apskritai skaityti, net įdomu, ką prieš tai veikiai, kad apskritai skaityti mokslinius straipsnius, domėtis angliškai, visu tuo reikia irgi tam tikrų įgūdžių. Ir mokėti kalbą, ir tą informaciją gebėti surasti, prasifiltruoti. Žodžiu, reikia tam irgi įgūdžių. Tai įdomu, kokia prieš tai veikla tiesiog buvo. Prieš tai tiesiog aš turiu magistro laipsnį ir mokslinis šaltinius moku analizuoti. Ir mano gal toks analitinis protas, nes mano yra inžinierinis išsilavinimas iš tikrųjų ir mano tiesiog aš visą gyvenimą logiškai bandau surasti, išanalizuoti. Man patinka išspręsti, sakykime, geometrija man labai patikdavo, uždaviniai tokie, kuriuos gali išspręsti, kažkaip tai sudėti ir rasti. Tai turbūt ta mano savybė tokia paieškų ir sprendimo būdų. Jo. Tai žodžiu, įsijungia ta liūtė vidinė, kuri dabar jau manęs neįstos sustabdys. Ir tas inžinerinis galbūt irgi tas loginis, taip, nes iš tikrųjų tam, ką pradėjai daryti, tai reikia turėti įgūdžių. Aš ir psichologiją studijuojant tos mokslinius straipsnius daugiau atėjus iš tos tokio meniško pasaulio, ten dizainas, visa kita, tai yra reikalų tose straipsniuose visose būti, tai tiesiog kažkaip taip įspūdingai iš tikrųjų atrodo, dar su tais 3 vaikais ir viso to, tai žodžiu pasijungia tokia pilnu pajėgumu, pasinerimas į tai, tą atsakymų paiešką. Tai gerai, tai tuomet kokie buvo tie pirmi žingsniai, kaip suprantu, informacija apie glitimo eliminavimą? Taip. Pirmiausiai atradau, turbūt vienas iš tokių pirmųjų buvo glitimas. Irgi išskaičiau ir aš bandžiau iš tikrųjų atsekti, kas dukrai gali sukelti tą blogumą. Būtent tą pykinimą? Taip. Ir aš pradėjau
rašyti dienoraštį. Tiesiog neradau kitos išeities ir iš tikrųjų, kaip tu minėjai, va tie momentai, kad nuleisti rankas ir nieko nebedaryti ir jų buvo gyvenime ir tikrai daug, nes tu kartais tos informacijos tikrai gausybė ir kartais jau nebežinai, ko griebtis ir va taip, aš nebežinau, ką daryti. Labai suprantu. Ir taip norisi, kad kažkas padėtų, Pasakytų, bet niekas ką daryti. Taip, labai norisi ir nėra. Ir tu tiesiog pragyveni tą momentą ir supranti, susirinkti save ir iškvepi ir varai toliau tiesiog. Ir aišku, didelis palaikymas vyras. Nu, ta prasme, jisai labai labai padėjo ir su vaikais, ir su visko, kad aš galėčiau daryti tai, ką darau, nes jis matė, kas su manim vyksta, ką aš bandau padaryti. Tai grįžtant prie glitimo temos, tai aš tiesiog kelias savaitės iš eilės sekiau, ką jį valgo ir viską rašiausi. Rašiau, ką valgo ir rašiau simptomus. Ir bandžiau atsekti ryšį kažkokį. Ir aš jį atsekiau per porą savaičių. Paaiškėjo, kad kai rytais mes veždavom mažesnę dukrytę į darželį, čia jau buvo vėliau, tenais būdavo bandelė su cinamonu. Jai labai norėjosi tos bandelės su cinamonu ir mes ją nupirkdavom, neretai tikrai. Ir dar buvo vienas dalykas, kai važiavo su klase kažkur išvyką ir gavo, ir ten valgė pizzą. Ir, žodžiu, susijėjo tokie dalykai, kad jeigu ryte pavalgo glitimo, jai vakare bloga. Viskas. Ir tai net ne iš karto ta reakcija, jinai lėtinė. Kaip tu gali surišti iš tikrųjų, labai sunku surišti. Ir kai aš tą dalyką atsekiau, tai viskas. Tada galvoju, reikia kažką daryti. Bet irgi koks geras tas momentas turėtų būti atsekimo toks. Taip. Ir tada pradėjau keisti mitybą tiesiog visoje šeimoje, nes aš nemanau, kad yra teisinga, pavyzdžiui, tau valgyti saldainius, o vaikui neduoti. Aš manau, kad visa šeima turi daryti pokyčius. Aš maniau, kad ir vyras irgi sutiko, kad reikia, tai negali būti, mes už kampo pasislėpę valgom bandelę, o vaikas nori, tu jam neduodi. Ne, taip nebus. Mes buvom pasiryžę dėl jos visi imtis tų pokyčių. Labai gražu yra. Nes iš tikrųjų, aš irgi tą pastebiu, aš irgi taikau prieš uždegiminę mitybą, bet kartais ir buvo vakar toks pavyzdys, mes buvom labai pavargę su Tomu ir Tomas irgi valgo plius minus tą patį, ką ir aš, bet Tomas vakar nupirko čipsų ir tai būna labai retai iš tikrųjų. Ir aš buvau tokia pavargus ir nebėra valios, kai matai tos čipsus jų nevalgyti, bet kai jų nėra, tada atrodo jokių problemų, ten pasikankini, gal ir norėtum kažko, bet gal kokios arbatėlės atsigeri. Tai aš irgi tą vakar galvoju, wow, iš tikrųjų tiek reikia valios, jeigu namuose, tarkim, vyras mano valgytų visiškai kardinaliai kitaip ir dar kai aš, tarkim, nepamiegu, tos energijos norisi greitos, tai reiktų tiek daug valios pastangų ir tikrai neatlaikyčiau dažnai, kaip ir vakar, tiesiog neatlaikiau. Tai labai labai toks jūsų gražus pavyzdys, kad visa šeima ir ačiū labai vyrui. Tikrai. Nes čia taip svarbu šitose visose momentuose turėti tą palaikymą, nes visiškas bangavimas ir ant tos žemesnės bangelės, tai labai svarbu, kad būtų ta aplinka, kuri tarsi... Bet iš kitos pusės nenoriu, kad moteris pagalvotų, kad jeigu nėra palaikymo, tai yra neįmanoma. Taip. Nes mano pavyzdys, kai aš jau sužinojau, kad pati turiu Hashimoto ir jau buvau pasiruošusi, žinojau, ką darysiu, jeigu tyrimai parodys Hashimoto, tai aš buvau nusteikusi laikytis AIP dietos griežtos, nes aš buvau iki to laiko pasidomėjusi, kad tai yra pats efektyviausias metodas greitai sumažinti uždegimą prie Hashimoto. Ir tiesiog AIP aš laikiausi, aš buvau nusiteikusi pati ir aš tikrai nesiruošiau visos šeimos ant tos mitybos. Taip, bet kad gal dar būtų žiūrovų aiškiau, dar toks klausimas prieš tai. Tai dukrytį tiesiog nuėjome atglitimą ir visa šeima pradėjo nevalgyti, plius minus sumažinat, nežinau, to glitimo. Bet sakot, sakai, kaip Hashimoto, kaip čia pasakyti, jau ir taip tarsi gyvenimo būdas buvo ganėtinai palankus tam Hashimoto suvaldymui. Taip ganėtinai, ne? Tada man atrodė, bet grįžtant atgal, aš labai daug kliurkų matau, ko aš nedaryčiau, vaikam augant, galbūt užbėgti įvykiams iš akių, galbūt kažkaip būtų buvę kitaip. Kokios tos kliurkos, labai įdomu.
Na, man asmeniškai atsivėrė labai akis dėl pieno produktų, perskaičius vieną knygą, kur buvo labai daug mokslinių šaltinių sudėta. Ir galbūt iš tikrųjų, mes valgėm natūraliai, kaip man atrodė, bet į tą natūralumą įėjo ir bandelės, ir varškės sūreliai, ir pieno produktai. Tai kaip ir dauguma žmonių taip maitinasi, tai yra natūralu, ne? Tai nėra pagrindinis maistas, bet tai yra karts nuo karto taip dalykai ir sumuštiniai, tarkim, su balta duona ir panašiai, ta prasme, tai viskas buvo tradicinė lietuviška mytyba, nieko ypatingo, ne? Bet mes nevalgiam, kodėl aš sakau natūraliai, mes nevalgiam McDonald's, Coca-Cola ir panašių dalykų, tai kaip ir skaičiau, kad mes... maistas. Taip, aš skaičiau, kad mes normaliai maitinamės. Tai tos kliurkos įvardintum. Tai, sakykime, pieno produktai vienas iš dalykų, dėl kurių aš pasigailėjau, kad vaikams jį daviau, dėl to, kad sužinojau, kad iš tikrųjų daug labai dabar yra informacijos apie tai, kad jeigu jau yra organizmas jautrus, jeigu besivystanti lėtinė liga, tuo labiau, tai pieno produktai gali labai apsunkinti ir pabloginti tą eigą. Kaip man šitą informaciją iš tikrųjų dabar yra naudinga, nes aš šiaip nuo mažens pati esu labai alergiška stipriai pienui ir man būdavo iškart problemos, aš tik suvalgydavau pieno, iškart negerai. Bet pagal seną visą požiūrį, dantukam, trūks kalcio, kažkiek to pieno reikia ir pienas super duper sveikas dalykas ir kaip, žodžiu, galima vaikui neduoti pieno. Bet mane, ta prasme, aš jeigu suvalgau grietinėlės ledų, kas buvo paauglystė, jeigu prieš 10 metų man tiesiog sutino gerklė iš karto ant tiek stipri alergija ir jinai per laiką matyti vis stiprėjo, vis to pieno įmetant. Ir man dabar iš tikrųjų yra toks rebusas su dukryte, nes dabar prasidėjo pamažu primaitinimas, dar labai ten po truputį, jinai ragaujas. Mano vyras irgi pienui, jam iš karto beria veidą. Ta prasme, mes abu realiai esame alergiški pienui. Ir aš intuityviai dukrytei nenoriu visai duoti apskritai to pieno. Bet man toks vidinis irgi konfliktas, nes ta informacija prasilenkia. Viena sako, kad įvedinėk produktus, kad tos alergijų rizika sumažėtų, kuo anksčiau jas reikia įvedinėti. Žodžiu, mano jinai ir taip turi jautresnį žarnyną, net per pieną. Man suvalgant, ten tarkim buvo ten brokolių, kalafiorų, ten vištienos, jos pilvukas sureaguodavo. Ir aš galvoju, Jėzau, jeigu aš dabar įduočiau, pavyzdžiui, ten kokios varškytės, ten jogurto. Ir jai iš vis nesinori duoti pieno. Bet tam tikra informacija prasilenkia ir tada atrodo, ar gal aš dabar darau gyvenimo klaidą, gal dabar duočiau jai to pieno ir jinai visą gyvenimą neturėtų galiai alergijos, o gal kaip tik duočiau ir būtų tokia alerginė reakcija, kad ten... Tai, žodžiu, aš dabar esu tame, tai man labai įdomu, iš vis gal norėčiau taip žiūrovam pasakyti, kad ir žiūrovė mūsų, kad tos visos mytybos temos ir tie visi sprendimai yra kiekvieno asmeninis dalykas ir čia man kartais atrodo taip rizikinga apie tai iš dalies ir kalbėti, nes iškart labai daug visokių kontrargumentų atsiranda, puolimų, ten žodžiu, bet kiekvienas žmogus yra skirtingas, individualus ir aš tiesiog pasakoju apie savo situaciją. Tai ką pasakoji, tai man taip ausis įtemptos ir atrodo gerai. Tai dabar, tarkim, grįžtant atgal, ar aš teisingai suprantu, kad vaikam pieno produktų galbūt net iš vis būtum nedavus, ar tik tai kažkaip apribojus, Aš asmeniškai gal būčiau ir nedavus, bent jau tų visų perdirbtų varškėčių ir visokių tokių dalykų, bet dabar aš žinau, kad yra kalcio šaltinių daugybė kitų ir pieno produktai, kiek teko skaityti tyrimų, kartais netgi gali apsunkinti. Aišku, jie ir geležies pasisavinimą, tarkim, gali apsunkinti kitų dalykų. Ir apskritai, mažiems vaikams, iš tikrųjų mažiems vaikams iki kokių 3 metų, pieno produktai gali būti lengviau virškinami, nes jie turi mikrobiotai tokių fermentų, kurie padeda skaidyti pieno baltymą. Bet kiek esu skaičiusi, kad nuo 3 metų tas fermentas mažėja ir dauguma suaugusių žmonių nebeturi jo. Ir iš tikrųjų, kartais tiesiog net nepastebi, nesupranta, kad tas pieno produktas yra sunkiai virškinamas. Ir dar, tarkim, raugintas pieno produktas dar lengviau gali būti toleruojamas, bet įprastas, dar pasterizuotas, sakykime, man labiausiai aš matau dar skirtumą tarp karvės pieno ir 100 karvių pieno. Ta prasme, tai, ką mes gauname parduotuvėje, tai yra produktas masinės gamybos, taip, ir tai yra 100 skirtingų karvių baltymai, taip, ir tas yra dar sunkiau yra priimama.
Tai kas liečia vaikų, tai teoriškai, kaip ir iki 3 metų turėtų virškinti jie tos pieno produktus, bet vėlgi tai yra labai labai individualu. Vat kaip yra jautresnis žarnynas, kas turi alergijų, jeigu vat, jūs abudu su vyru esat jautrus, turite alergiją, tai yra tikimybė, kad vaikui bus tas pats. Ir aš labai suprantu tą blaškimas ir norą, kad kas nors pasakytų, kaip yra teisinga, bet niekas to nepasakys. Vis tiek kiekvienas žmogus turi įsiaiškinti ir rasti savo. Nors mes esam visi anatomiškai kaip ir panašus, turim tuos pačius organus, bet mes absoliučiai unikalūs visi esam. Ir žarnyno mikrobiota kiekvieno yra unikali. Ir tai, ką mama gauna nėštumo metu, kūdikis būna susipažinęs su tuo maistu dalinai, ne, to, ko jinai negavus ir neragavus, kas žino, kas žino. Taip. Ir yra tame tiesos, kad dėl alergijų, kad sakoma, kad išaugama, ne? Kodėl? Todėl, kad žarnynas tos pirmosius metus jis dar formuojasi. Ir ką mes mokėmės holistinio ugdymo institute, ne? Tose disciplinuose, kad būtent žarnynas vaikų mažų, jis natūraliai yra pralaidus, kas vadinama, ne? Jis dar nėra taip tos ląstelės tvirtai suaugusios, dėl to gali būti tos visokios reakcijos ir kai tas žarnynas pilnai susiformuoja, jis jau būna, taip sakant, vientisas, tada jau vaikams ir tos alergijos dingsta, vat kai būna tam tikros išaugamos vadinamos alergijos. Tai tarsi būtų ir tokia logika, nes dar dabar čia truputį nukrypam, bet gal bus kam irgi aktualu. Tarkim, dabar prasidėjo primaitinimas, aš jį įvedu kažkokių produktų ir naktį matau, jei jau pučia pilvelį. Tai man, kaip suprantu, kartais vis tiek, tarkim, pamažu įvedinėjau tą produktą, tai normos ribose viskas tvarkoja, kad tą pilvelį pučia ir panašiai, nes žarnynas dar yra pralaidus. Bet jeigu jau pasireiškia kažkokios stipresnės tos reakcijos, tai galbūt tas produktas yra netinkamas ir jį atidėt gal vėliau pabandyti, ar ne, arba iš viso nebandyti. Taip. Toks labai daug taip pat tokio iš tikrųjų, su autoimuniniu protokolu, kuris taikomas autoimuninėms ligoms, su juo irgi yra tas pats, kad mes eliminuojam tam tikrus maisto produktus, išsiaiškinam, leidžiam žarnynui, kaip sakant, apsitvarkyti, apgyti ir tada įvedinėjam produktus ir žiūrim, ar jie mums tinka ar netinka. Tai ten lygiai tas pats yra su reakcijom. Aišku, reakcijų yra labai daug ir įvairių. Gal kūdikiams paprasčiau su tuo pilvuku pastebėti, taip su išmatom irgi gali pamatyti, jeigu alerginė kažkokia reakcija. Bet ir suaugusiam žmogui tame yra esmė, kad jeigu įvedinėjam produktą ir jisai ryškiai mums netinka, vadinasi dabar nelaikas. Vadinasi, arba vėliau galima pabandyti, arba iš vis geriau to produkto negražinti, priklausomai kas tai per produktas. Tai, nes taip viskas priklauso nuo žarnyno būklės, iš tikrųjų, nuo žarnyno mikrobiotos. Tai dabar dar labai noriu irgi paklausti, vėliau sugrįšim prie tų kitų kliurkų, taip pavardinta, bet tiesiog dar labai tas klausimas kyla, kaip yra su tais alergijų tyrimais. Pavyzdžiui, ar geriau tada bandytis taip ant savęs, ar tiesiog galbūt pasidaryti kažkokį tą alergenų tą ištyrimą, ar yra tokia opcija? Dėl alergijų aš labai plačiai nepakomentuosiu, nes iš tikrųjų su alergijom neturiu labai didelės patirties, labiau su netoleravimu, tai yra visiškai skirtingi dalykai. Netoleravimas. Ir alergijos testai irgi ne visada viską parodo, kiek teko domėtis, bet ar galima eksperimentuoti, iki kokio lygio galima eksperimentuoti, jeigu yra įtarimas, kad gali būti kažkokia reakcija. Nežinau, neatsakysiu, nes iš tikrųjų, jeigu yra kažkoks įtarimas, kad gali būti alergija, žinau, draugės vaikas labai kankinosi su alergijom ir buvo siūlyti tik tai stiprus vaistai, bet grinai su mitybos pokyčiai eliminavus irgi mama įdėjo labai daug darbo, kad atsekti, ko vaikas netoleruoja. Ir su mitybos pokyčiais pavyko atstatyti ir visas tas reakcijas nuimti. Tai vaistais, jie tik tai gali nuimti simptomus, bet jie nesprendžia priežasties. Bet atrasti, kam esi alergiškas, ko netoleruoji, kartais tikrai būna didelė užduotis. Tai nes aš kaip yra ten tas Aleksos tyrimas, tai jis ten tų greita reakcija, man atrodo, bet yra ir tų, kur ten ištyria kaip ilgesnė. Taip, tai tas ilgesnės reakcijas, jas ir sunkiausia yra pagauti, kurios po kelių dienų arba jos atsiranda prisikaupus tam tikram kiekiui produkto. Mano mažiausioji dukra turi tam tikrą žarnyno jautrumą.
Ir aš bandžiau daryti tos alerginius tyrimus, įdomumo dėliai, bet jie nieko neparodė. Ir gydytoja alergologė pasakė, kad ne visada tie tyrimai, jo, ir sako, tai jūs viską darykit, ką darot, jūs matot, nuo ko yra reakcija, ir tai jūs ir eliminuokit, ir tiek, ir tos pagalbos. Realiai nėra tokio lengvo būdo. Nėra, dėja. Nes iš tikrųjų aš pati dariausi šitą Aleksos tyrimą, pas mane visa pieno sekcija, kur yra pieno, tai visa raudona, maksimaliai raudona. Ir aš pieno ir taip eliminavus buvau, kviečius, ir man vis tiek reiškės alergija, labai stipri gerklės niežulys, ir buvo pomidoram labai stipri alergija. Ir mano atveju man pasisekė, nes aš pamačiau, kad pomidoram aš jas nuėmiau ir man praėjo. Bet, jo, dažnai vis tiek gaunasi toks stebėjimo kelias. Tai žodžiu, tos kliurkos, taip įvardintos, tai buvo pati pradžia tas glitimo eliminavimas. Ir tada jau pasimatė, kad dukreliai yra pagerėja ženkliai. Pagerėja ženkliai, ar ne? Ir fiziškai, ir tyrimuose. Taip, labai ženkliai. Nuo 900 antikūnių iki 100 per kelis mėnesius sumažėjo. Tai aš mačiau akivaizdų poveikį. Tai man jau klausimų nekylo dėl glitimo tuomet. Labai ženkliai sumažėjo antikūniai, tai parodo, kad autoimuninis procesas buvo ženkliai sumažėjęs. Taip, sumažėjo uždegimas, sumažėjo autoimuninis procesas, tai kaip ir situacija gerėjo. Taip. Ir ką, pavyzdžiui, ar tarkim, ar jūsų šeima dalinosi su gydytoja apie šitą visą reikalą mitybos? Ar norėjos eiti kažkokį bendradarbiavimą ir pasakyti, kad mes atradom? Tiesą pasakius, pakeičiau gydytoją, todėl kad ta gydytoja, pas kurią mes lankėmės Kaune, ji negirdėjo apie mitybą nieko. Taip, jinai nemanė, kad tai turi kažkokią reikšmę ir visiškai. Bet mes radom Vilniuje gydytoją, kurie tikrai yra plačiau matanti. Su ja galima pakalbėti ir apie mitybą, ir apie papildus, ir tyrimus plačiau. Tikrai aš patenkinta esu dabartinę gydytoją, pas kurią vaikai lankosi, bet kas liečia suaugusiųjų, tai mano pačios patirtis buvo tokia, kad man buvo pasakyta, kai aš pradėjau kažko klausti, man buvo labai įdomu, aš labai smalsi, ir kai aš pradėjau kažko klausti, man buvo pasakyta, ko jūs norit, mes turim 7 minutės pacientui, ko jūs dar iš manęs norit. Taip, aš labai suprantu, man labai įdomu, iš tikrųjų, štai yra tema, nes aš pati su to esu labai iš arti susidūrus. Man reikia žinoti, aš labai daug klausinėjau visko. Ir aš pasijaučiu kaip ta nepatogi. Taip. Arba tokia, kur aš tarsi išsidirbinėjau. Taip. Ir atrodo, ta prasme, tas palaikymo negavimas yra labai labai sunkus, nes laikytis tų visų mitybos planų ir panašiai nėra lengva. Tikrai. Pareikalavo labai daug pastangų ir aš iš tikrųjų buvau pas tokį endobiogeniką puikų, kur atėjau ir sako, žiūrėk, sako, tu stengiasi ir pastangos visą laiką atsiperka ir sako, tai, ką tu dabar darai, tai sako, čia yra nuostabu, kad tu tai darai. Ir jis mane taip, žodžiu, pagyrė ir aš tokia galvoju, ačiū Dievui, o prieš tai, pavyzdžiui, buvau irgi pas endobiogenikę, kuri man tiesiog griežtai ant vaistų. Jinai bijojo, taikyti ten kažkokius alternatyvus būdus, jinai mane visą laiką vedė į vaistus ir aš sakau, aš dar noriu pabandyti mėnesį ir pažiūrėti, galbūt gerės tyrimai ir dar nereikia. Ir aš tada iš tikrųjų gerėja tyrimai ir sakau, palaukit, taigi gerėja, kodėl? Tai aš ir galbūt noriu mūsų šitų pasidalinimu įkvėpti žmonės drąsiai rinktis specialistą, kad saugiai tiesiog jaustumėtės pasidalinti apie tai, ką darot, ką bandot, nes ir dabar susidūriu iš tikrųjų tokia situacija, buvau pas super duper labai labai gerą endokrinologą, jis yra profesorius, ta prasme, jis daug pasiekęs, padaręs ir jis apie mitybą nieko nenorėjo, ten maždaug viskas gerai, gali bandyti, bet toksai požiūris, kad tu tiesiog, žinai, vaikeli, žaidimas, kažką prisigalvoji ir, žodžiu, nieks čia tau nevyks. Ir paskui man padidino irgi vaistų dozę ir ta vaistų dozė man buvo per didelė, pasireiškia hiperfunkcijos visi simptomai, nors jisai profesorius ir aš turėčiau jo pasitikėti pilnai ir
aš jau žiūriu, man visi tie simptomai, ten širdį permušinė naktį, nebegaliu miegoti, raumenis traukia ir tada vat, ir su tavim susiskambinom ir sakai, nu jo, čia atrodo kaip tikrai per daug tų hormonų. Bet aš jam pasiskambinu, sako, viskas gerai, įeina į normos ribos šiti, viskas tvarkoja, tęsiam gydymą. Ir man atrodo, kaip aš čia baigiu išprotėti, nes hiperfunkcijos simptomai yra, nu, tokie labai aiškus, tiesiog baisiai karšta, atrodo, nervingumas padidėjęs, visas toks, nu, labai sudėtinga dar su mažu vaiku, tai labai pasijaučia tas dirglumas, nėra tiesiog pakantumo visai nėra. Ir ką, ir aš nuėjau pas kitą gydytoją. Ir man kita gydytoja, vėlgi, kaip skirtingai, jinai man sako, aš turiu pacienčių, kurios taiko šitą mitybą. Sako, žinau, yra gydytojų, kurie visiškai tam nepritarė, bet sako, aš jau turiu realių pavyzdžių, kur moteris metus taiko, porą metų ir yra tas ATPO rodiklis labai stipriai nukritęs. Ir sako, jeigu tu tik tai turi jėgų, noro, tai tikrai taikyk, tikrai veikia. Dar man pasakė, kokius papildus sugerti ir parodžiau tos savo rodiklius, kokie buvo ir kokia buvo vaistų dozė išrašyta. Ir jinai sako, nu jo, negerai, mažinam, nes tiesiog čia gerai sako, kad vat, tu pati pasidarai dar ekstra tyrimų ir pažiūrėjai, nes nu, tikrai būtų negerai buvę. Tai gal tiesiog tais pasidalinimais labai noris padrasinti ir paskatinti, jeigu yra viduj jausmas, kad yra kažkas negerai, reikia drąsiai keisti, nes gydytojai vis tiek yra mums autoritetingos tos figūros ir dažnai mes galim taip, ką ir aš pradžiai taip dariau, atrodo, nu jo, gal tikrai. Ta prasme, vis tiek žiūriu kaip į autoritetą ir atrodo, tikiesi pradžiui, kad tau duos tos atsakymus ir labai lengva save taip užspausti tą savo pojūtį, bet kai pamatai kontrastus, kokie būna tarp tų specialistų, tai vienareikšmiškai reikia drąsiai eiti, ieškoti, keisti ir kažkaip neužgniaužti to jausmo, kad... Labai svarbu nenuleisti rankų. Ir nenustoti ieškoti, o tas yra svarbiausias dalykas ir iš tikrųjų taip, nepadės vienas, padės kitas, eit nebijot, visi turim teisę į gydymą, ne? Turim teisę pasirinkti specialistą, kartais reikia nueiti ir pas mokamą specialistą, ne visada mes galime rasti nemokamą tą pagalbą, bet sveikata yra brangiausias turtas, nors aišku, tai nebūtinai nenorėjau pasakyti, kad jeigu mokamas, tai iš karto ir geras, tas reikia rasti savo. Taip, reikia rasti savo žmogų, tiesiog kurio tu pasitikėsi, nes skydliaukės lygos iš tikrųjų yra ne tik apie fizinius dalykus. Skydliaukė labai susijusi su mūsų emocijom. Ir ypač, kodėl moteris tiek daug skydliaukės sutrikimų turi, moteris linkusios užgniaužti savo emocijas ir va čia užlaikyti ir pykti, ir nevilti, ir nutilėti, ir nepasirūpinti savimi, ir pasirūpinti kitais, ir tie visi dalykai nėra viskas taip vienareikšmiška, kad tik tais kažkokie fiziniai, bet emocinis dalykas labai svarbus. Ir jeigu yra žmogus, kuris mus palaiko, tai yra tiesiog prabanga, sakyčiau, didžiulė. Jeigu tu randi savo žmogų, kuris tave palaiko ir veda, tai yra tiesiog stebuklas. Ir čia labai gerai iš tikrųjų užsiminiai apie tą emocinę būseną. Aš tokią savo susivardinus eidama per terapiją, ieškodama tų galbūt giluminių priežasčių. Tai čia toks labai paradoksas gali gautis, nes kaip aš savo šiuo metu irgi esu atsakius, tam tikra destrukcinė autoimuninis procesas, tai tam tikra destrukcija yra nukreipta į patį save, ne? Ir kas gaunas, pavyzdžiui, ir man su to profesorium ta situacija. Aš iš tikrųjų buvau teisi toj situacijai. Aš gerai jaučiau, aš žinojau, kas su manim vyksta ir aš atsekiau. Ir tam tikra destrukcija kartais yra reikalinga, kad mes išorėje išreikštume ir sugriautume tai, kas yra, tiesiog netinkama, neteisinga. Ir yra moteris, tas geros mergaitės sindromas, kaip mes auklėjamos, kad vis tiek draugiškai, vis tiek šypsotis ir patylėti. Ir kur tada viskas nukreipiama į save. Ir iš tikrųjų, kaip ir pradėjau su savim darbuotis to klausimu ir pastebėjau iš tikro, kad kada neužlaikau ir pasakau,
Nes labai daug ką moterimis jungia tas momentas, vat profesorius, vyras, Taip. o aš ta jauna, vat gležna, gal nieko nesuprantu, nu žodžiu. Mhm. Ir jeigu tik save pradėm nuvertinti, tai vat vėl visą tą destruktyvę energiją, kur aš turėčiau ir sakyti tiesiai šviesiai, kad žiūrėkit, man reiškia šitie simptomai, man yra negerai ir jūs man blogai parinkot gydymą. Bet ką norisi daryti? Ai, gerai. Nu, Gerai, dėkui. tu taip visas susitraukai, toks kaltas Ir pasijungia tam tikri tie iš vaikystės dalykai, Taip, išmokti modeliai. Ir nu tai ką, nu tai man tai paskyrė, aš čia nesuprantu. Ir tada psichosomatiškai aš skatinu dar labiau tą ligą, nors ją kaip ir tvarkau fiziškai. Tai aš tai absoliučiai esu, absoliučiai pritariu, kad visas tas gydymas turbūt toksai holistinis, suprasti, kas vyksta, nes galim vieną tvarkyti tada, o kitus savo kenkti ir visą tą užgniaužti ir tada atrodo. Taip. Ten sveikai, idealiai valgom, ten nežinau, miegam, bet vat vyksta stresai vidiniai. Ir jeigu mes sveikai valgom per stresą, tai irgi ne. Nes jeigu mes laikomės dietas kažkokios, tai ten griežtai šitą savo draudžiu, šito nevalgysiu. Taip norisi, bet nevalgysiu, man negalima. Stresas ir tai irgi mums kenkia, dar labiau stresas kenkia. Tai dėl to, vat, aš, kai pradėjus buvau kalbėti apie tą, kai sužinojau savo tyrimus ir ką aš darysiu, būtent aš jau buvau morališkai nusiteikusi ir pasiruošusi keisti mitybos įpročius, neatsižvelgiant į tai, ką valgys mano šeima. Šeimos aš nesiruošiau taip griežtai laikyti. Aš savo norėjau rezultatų, aš norėjau išbandyti, ar tai veikia, pasižiūrėti savo. Ir iš tikrųjų, kai aš pradėjau laikytis, aš nematau problemos. Aš garnyrą atskirai ruošiu šeimai, taip kaip jiem kruopas ar kažkas savo ruošiu atskirai. Aš susiderinau ir prisiderinau ir nesijaučiau, kad ai, kokia aš vargšelė, kaip man nepatogu, kaip aš savęs nestačiau į tą aukos poziciją, taip. Ir aš noriu moterims pasakyti, kad jeigu jų šeimoje nepalaiko, tai nereiškia, kad jos negali pasirūpinti savimi ir pasidaryti dėl savęs. Mes pratę dažnai šeimose būna, ai, nu tai nevalgys vaikai, nevalgys vyras, ką man atskirai gaminti, bet tu esi savo pati svarbiausia, tu šitam gyvenime atėjai viena ir išeisi viena realiai. Čia yra tavo gyvenimas, tai pasirūpink savimi. Nes iš tikrųjų žmogus, kurio stiklinė yra tuščia, ką jis gali duoti kitiems, ką jis nieko pats neturi. Pirmiausia, reikia pasirūpinti savimi. Ir aš, kai pradėjau tą mitybą taikyti, jinai man labai patiko. Aš pradžioje atrodė šiek tiek sunku, taip, nes fantazijos reikia. Dar beje, žiūrovom, kad vesti tai tą AIP, ar ne? Kaip čia tos raidės? Autoimun. Protokol. Taip, autoimuninė dieta lietuviškai. Protokolas, tas autoimuninis. Tai reikia eliminuoti, taip greitai suvardinant. Kruopas, riešutus, sėklas, pipirus, pomidorus, paprikas, baklažanus, bulves, pieno produktai, cukrus, taip. Visą maistą su konservantais, jokio konservanto negali būti. Ką valgyti? Tai va, taip ir atrodo, kad ką valgyti. Bet yra ką valgyti. Taip, bet aš labai fantazijos daug turiu ir aš pradėjau, aš aišku, ieškojau idėjų ir užsienį kažkiek ieškojau ir savo fantaziją jungiau, aš gaminti visą laiką man patiko. Jeigu aš turiu laisvo laiko, jeigu yra produktai, aš atsidarau šaldytuvą, pas mane įsijungia fantazija visą laiką. Todėl aš dabar išleidusi ne vieną receptų rinkinį, nes man labai patinka. Aš mėgstu valgyti gražiai, skaniai, spalvingai, žodžiu. Tai iš to, kas buvo ir tai pavyko, žodžiu, taip pasigaminti, kad patiktų tą mitybą. Taip, man pradėjo patikti. Tik labai svarbu paminėti, kad čia yra labai labai specifinis protokolas skirtas autoimuninėms ligoms. Ir jis yra laikinas. Ir tai nėra dieta tam, kad svorį numesti ar dar kažką, nors tie, kurie turi perteklių, dažniausiai ir numeta, bet tai yra mitybos protokolas tam, kad žmogus galėtų nusistatyti, ko asmeniškai jis netoleruoja. Nes kai būna autoimuninė ar lėtinė liga, šis autoimuniniam, sakykime, skirtas, tai problema būna su žarnynu. Ir žarnynas dažniausiai netoleruoja tam tikrų produktų, kas apsunkina ligos eigą, pablogina, kaip trigeriai. Ir kai mes pašalinam tos produktus, kurie dažniausiai, kaip ištirta dažniausiai reakciją sukelia, ir kelis mėnesius duodam savo žarnynui ramybės, neturėti tų tokių trigerių, taip, jis pasijaučia geriau, kažkiek užgyja, apgyja, atsistato mikrobiotą ir tada galima įvedinėti produktus ir žiūrėti, kas tau tinka, kas ne, ir prisitaikyti tą mitybą savo, kad tu ne ant dietos, kaip sakoma, būtum, bet tu tiesiog prisitaikai savo individualiai mitybą ir maitinėsi taip, kaip tavo organizmui yra gerai, kaip jisai jaučiasi gerai tiesiog.
Taip, tai žodžiu, svarbu tos tiesiog taškus taip paminėti, kad jeigu nėra, žodžiu, palaikymo aplinkoje, tai vis tiek galim tai daryti dėl savęs. Taip, bet ir tada būtina tai daryti ir dėl būtina savęs. tai daryti dėl savęs. Tai gal ir nereiktų savęs plakti, nes kartais gali būti, kad aplinka vis tiek kokius silpnesnių momentų, vat, kaip man, pavyzdžiui, po vakar paslydimas, bet paskui vis tiek grįžti dėl savęs. Ir tu žinai jau, ką daryti. Aš žinau, ką daryti. Taip. Ir aš tada labai lengva atsekti, nes aš jau net žinau. Aš kartais suvalgau ir žinau, kad tai bus, nes tiesiog žinau, net savo įsivardinu, čia yra man dabar emocinis valgymas. Tikrai yra dabar man emocinis valgymas, man yra labai sunku, man pritrūko sąmoningumo ir aš nestresuoju dėl to. Aš stresuočiau, jeigu dabar, tarkim, nesu mačios, man nepavyksta dar dabar atsisakyti. Nu ir ką, ir aš ją geriu ir suprantu, kad čia yra ta mano akimirka, bet aš žinau, kad labai man sukeltų daug streso šiuo metu jos neišgerti. Tai tiesiog gal taip ir į savo per petį paplekšnot, kad nugrybavom šiandien, bet grįšim ir jau pasidaro labai aišku, tą suvalgiau, tai pasijaučiu, jau suprantu dėl ko ir suprantu, kur grįžti, žodžiu. Tai tikrai net ir kas neturi to palaikymo, tokio, kad visa šeima taip valgo, tai galima eiti tiesiog tuo keliu ir stengtis dėl savęs. Taip. Nes kai pamatai rezultatus, tai atperka visas pastangas. Ta prasme, kai pamatai rezultatą, natūraliai atsiranda motyvacija ir tu nori sveikai maitintis, todėl kad tu žinai, kad tu gerai jautiesi, tu nebenori jaustis taip, kaip jautiesi anksčiau, tiesiog. Ir tu visada gali grįžti, taip, tu gali pačytinti, taip sakant, bet tu visada žinai, kur grįžti, kaip grįžti ir svarbiausia savęs nekaltinti ir nedaryti per prievartą. Tai turi būti su motyvacija, kad aš myliu save, aš myliu savo kūną, aš noriu savo gero, tas kūnas mane sveikatina, aš valgau ir jaučiuosi gerai. Tai yra man gera, aš tai darau dėl savęs. Nes, žmogus, nežinau, aš nešiukšlių dėžė. Man toks atėjo tiesiog supratimas ir aš nenoriu save kišti šiukšlių. O visas maistas perdirbtas su konservantais, su transriebalais, tai yra šiukšlės. Jos neturi maistinės vertės, mes negaunam iš jų nei vitaminų, nei mineralų, nei resursų, iš ko kiekvieną dieną mūsų organizmas turi mums dirbti. Nes realiai mes naudojame savo kūnų, mes galim vaikščioti, kalbėti, daryti, bėgioti. Mes tiek turim, tai yra toks turtas mūsų kūnas, ne visi turi tas galimybės. Taip. Ir mes jį kartais labai atsainiai, mes kišam į jį bet ką, kol jis tarnauja, to labai gerai. O kai atsiranda lygos, tada jau prasideda, o kodėl, o ką tu darai prieš tai, dar galima savęs paklausti. Aš čia norėčiau tik galbūt taip užklausti. Vienas dalykas yra, kad žmonėms trūksta kartais žinių, ar ne? Taip. Tiesiog net nežino. Bet kitas dalykas yra, kaip aš minėjau, tas emocinis valgymas. Ir aš asmeniškai esu praėjus, tikrai eliminavus, realiai viską, kaip ir tą AIP, ką minėjai, ir šiaip nevalgau ten labai daug dalykų ir savo dabar esu tokia net ir priekabikai, kur kad kitas galvotų, kad įsiveika čia produktą, iš tos serijos valgo, o man tai jau atrodytų. Ir tokia kyla tie visi standartai ties to maistu, tai toks vienas momentas ir su tas žinių kiekiu tarsi yra ir lengviau tada daryti tai, ką darau ir jaučiu, kad geriau jaučiuosi, bet vis dar būna tas toksai emocinis valgymas. Taip. Ir aš kiek esu taikius tos protokolus, mačiusi jų rezultatus, aš jau žinau, kad tai gerai veikia ir visa kita, bet man būna du tokie momentai. Vienas momentas, kai pritrūksta miego, dabar su mažu vaiku tikrai tai būna, kaip ir šiandien miegau, realiai kelias valandas, nepertraukiamo miego, kelius kokius 15 kartų ir automatiškai dieną trūksta energijos. Taip. Ne visada yra galimybė pamiegoti ir tada norisi kažko. Taip. Tai aš aišku nesirenku tokio, kur jau ten jau tokio kažkokio, kur žinau, kad jau būtų labai uždegimą keliantis, ten nežinau, koks nors ten super, ten kokie apdoroti sausainiai, ten nežinau, su visokiais ten, kuo ten tik nori. Kažkokią pasirenku tarsi sveikesnę versiją, bet aš jaučiu, kad suklumpu, kai trūksta miego ir kai būna tas emocinis valgymas. Tai galbūt kaip ir tavo istoriją klausiau ir kaip sakai, tą
taikai protokolą ir tau pavyko, tai man buvo pati pirma mintis, kad wow, iš tikrųjų, kokia stipri moteris, kaip buvo su tais emociniais valgymais, kaip pavyko jų išvengti, nes realiai, nu tikrai nėra lengva. Taip, man turbūt čia padeda tas mano loginis protas, nes aš suprantu, taip, tai yra, bet ir tu supranti, tai yra tavo stiprybė, kai tu žinai, kada tu suklumpi, ne? Aha. Jeigu pavyksta pasiruošti tiems momentams, turėti, pavyzdžiui, užkandžių, kurie tau tais momentais padėtų, bet būtų sveikesni, taip, kad tau nereikėtų griebti bet ko. Tas iš tikrųjų čia labai padeda planavimas, jo, turėti, užsipirkti ir turėti. Pavyzdžiui, AIP protokolą neįmanoma išsilaikyti, jeigu tu nesi pasiruošęs, jeigu tu nesi užsipirkęs, nes parduotuviai kažkur, nu, realiai sunku kažką rasti, va tokio. Taip. Yra, aš jau atsirinkau visas parduotuvės, visas lentynas ištikrinau, ten viską žinojau, yra dalykų, bet jų yra mažai. Taip. Ką gali nusipirkti, vat nepagaminto, bet įmanoma. Geriausia yra turėti namuose to, ką tu gali paimti tuo metu, kai žinai, kad tau va taip yra. Jau atsidarysiu šaldytuvą ir žinosiu, kad ten datulė su kokiu ten... Turiu, jo, kad tu kažko turi ir tada taip išspręs, nes tu miego klausimo su mažu vaiku neišspręsi, taip. Ir kas padeda? Padeda baltymai, padeda jausti, jie duoda daugiau energijos, jie padeda mažiau jausti tos saldumynų potraukius, nes iš tikrųjų kalorijų skaičiumi poreikis žymiai didesnis su mažu vaiku, ne? Ir kai esi neišsimiegojęs, tas irgi duoda savo, kad ant saldaus traukia, ant cukraus traukia, tai vėlgi tas, kad sąmoningumas, stengtis daugiau baltymų suvalgyti ir stengtis pasirūpinti savo po ranka, kad turėtum ką suvalgyti, kad negriebtum to, ko nereikia. Taip. Bet svarbiausia yra savęs nekaltinti ir neteisti, nes, sakau, kai mes per stresą einam, tai dar blogiau. Vieną tvarkom, kitą... Taip. Ir toms moterims, kurios jaučia, kad negali vienas, iš tikrųjų aš irgi kompanijoje tai dariau. Aš pirmo AIP laikiausi su mama ir su sese. Mes susikūrėm WhatsApp grupę ir dalinamės, nes mano mamai jau pensiniam amžiui irgi atsirado autoimuninis tiroiditas, ko anksčiau nebuvo tikrai. Sesiai mano irgi yra autoimuninis tiroiditas. Tai pas jis, tai per moterų liniją tiesiog. Taip, bet aš nepavadinčiau to paveldėjimo, nes nei mama, nei aš neturėjom to anksčiau. Nes paveldimumas iš tikrųjų 10-15%. Visa kita lemia mūsų įpročiai, mūsų mityba, mūsų emocinė būklė, užterštumas ir visa kita. Ar aš teisingai suprantu, tai nuo to aplinkos priklauso, ar mes tą geną kaip aktyvuosim, ar išauksim tą ligą? Faktiškai taip, nuo aplinkinių dalykų. Taip, jeigu nėra sąlygų tam sudaryta palankių, tai tas genas gali savo ir ramiai mėgoti. Ramiai mėgoti. Tai žodžiu, taip susidėliojo, kad iš tikrųjų tai wow, kad tiek jūs visa tokia susidarėt komanda. Grupė. Ir vienas dalykas yra mums suaugusiems, bet vat aš galvoju ir apie dukreles. Tai kaip suprantu, ir mažai, ir vėliau pasireiškia ir vyresnėliai. Taip, vyresnėliai nepasireiškia, bet gydytoja tiesiog rekomendavo patikrinti, kadangi yra vienai dukrai, sako, ir patikrinam kitai. Ir antikūnių radom. Jau nedaug, bet hormonai jau tokie buvo ant ribos, tai vat jai dar pavyksta išlaviruoti su mityba, su viskuo, prižiūriu, kad būtų, bet aišku, su paauglė yra sunkiau, kai yra draugai ir visa kita, čia jau sudėtingesnis klausimas, iš tikrųjų suaugusiam žmogui kartais lengviau. Bet ne visiems, žinau, kad tikrai kai kuriem yra labai sunku be palaikymo vienom kažką daryti ir dėl to, vat, ir mano ta patirtis su mama ir su sese mane paskatino pradėti kurti tuos iššūkius, paleo ir AIP mitybos iššūkius, kur mes tiesiog kartu keičiame įpročius WhatsApp grupėje, tai su mano receptais ir kiekvieną dieną moteris dalinasi ir aš dalinuosi, mes dalinamės pusryčiai, pietus, vakarienė. Ir kai tu turi atskaitomybę prieš kitą žmogų, tu turi kelt nuotrauką, tai tu jau vis tiek. Ir vis tiek per tą savaitę ar dvi, kai mes būnam kartu, išsiugdo tam tikri įgūdžiai ir tam tikras suvokimas, ką valgyti, ko nevalgyti. Ir moteris rašo tikrai, kad daugumoje prisilaiko paskui tų principų su nedideliais nuklydimais, bet rezultatai būna labai dideli. Jau 2 moteris turiu nesenai parašysios, kur vienai irgi jau buvo hormonai kaip ir išėję iš tų visų, bet jinai nusprendė laikytis, bet tai jos sprendimas, aš niekada niekam nesakau, kaip jam daryti, nes tai yra žmogaus asmeninis, turi būti apsisprendimas ir atsakomybė, neperkelt kitam.
kaip mes perkeliam gydytojam, tikimės, kad jie mus pagydys, o patys mes nieko nedarysim. Ir yra viena moteris, kuri per metus, kuriai pavyko nusimti netgi tiroksiną. Tai be galo aš už ją laiminga. Vat, ir kai mes įsivažiuojam, kai mes perprantam, tiesiog suprantam principus, mes jau galim valdyti savo Situaciją. jo. Taip, ką aš norėjau, žodžiu, pasidalinti pati iš savo asmeninės patirties, kad man irgi pavyko pasiekti rezultatų. Dabar galvoju, kaip čia trumpai tai pasidalinti. Bet esmė tokia, kad kartais nereiktų idealių sąlygų. Kas man su Liucija, gimus Liucijai, aš jau turėjau prieš gimdymą hipotirozę ir autoimuninę šitą Hashimoto tiroiditą. Aš negeriu vaistų. Ir susitvarkydavau su mityba, su streso valdymu, su miegu. Aš nejaučiu jokių simptomų. Absoliučiai. Per nėštumą man paskyrė hormonus, nes nėštumas toks trapus laikas, vaikui turi būtinai užtekti, žodžiu, to hormonų. Na ir, žodžiu, po gimdymo man pasireiškia pogimdyvinis tas tiroiditas, staigus mano skydliaukė peršoko į hiperfunkciją, tada šoko staigiai hipo ir skydliaukiai tiesiog dingo kraujotaka, jinai viskas negyvas buvo organas realiai ir buvo labai didelė tikimybė, kad aš taip ir liksiu visą gyvenimą su ją apmirusią, nes jau ir prieš tai jinai buvo stipriai uždegime ir gavos ant lėtinio uždegimo ūminis uždegimas ir, žodžiu, viskas ten jinai... Nors būna pogimdyvinis tiroiditas, kartais jinai apmiršta, tada vėl prisikelia. Taip. Bet, tarkim, mano atveju jinai buvo gan stipri ir taip tokia ilgesnį laiką tam uždegime, tai buvo daug tokių klaustukų. Ir aš labai stipriai pergyvenau, nes aš jau turėjau visą tą informaciją. Ką reikia daryti, kad taip nebūtų. Ir gyvenimas mane tiesiog talžė į visas pusės. Ir aš supratau, kad aš neturiu jokios kontrolės. Pradžiai sirgom virusu, ten aš, vyras, Liucija, tada jai buvo žarnyno uždegimas, aš keldavau per naktį kokius 30 kartų. Ir maitinau, gimdymas buvo didžiausias stresas kūnui, po to žindymas, kur irgi su visais tais skausmais pradiniais. Miego normalaus nėra. Aš tik laikiaus ant mitybos, nes labai griežtai tiesiog... nedariau to jau A į P, bet tiesiog nebuvo glitimo, pieno, cukraus, daug daržovių, vaisių, ten baltymai, tiesiog toksai pagrindas ir papildai. Ir man buvo kontrolė pačia. Bet ir tai po tų visų virusų, po tų žiaurių bemiegių naktų, mano TTH sviravo, buvo 0,001. Ir sako profesorius tas, kad, dabar perėjusi pamažu į hipo. Ir aš šitą hipo perėjau gal per porą mėnesių, pas mane buvo 48, 78 ir tai. Ir tiesiog ten buvo, į mane ten gydytojai žiūrėjo, sako, gerai, kaip tu čia dabar funkcionuoji, kas jūs parveš namo, aš tokia, aš viską darau, tam prasme, čia ir sako, tu dabar esi gyva ant psichologinės atsakomybės, kad turi pasirūpinti vaiku. Taip. Bet, kad supras tą savijautą, tai seka labai dažnai tą hipo tokį gilų ir depresiją ir viskas atrodo labai tamsiai, tai aš savo ir to sąmoningumu, nepasakyčiau, kad buvau gilioj depresijai, bet man taip tamsokai viskas atrodydavo ir kai pradėjau gerti jau hormonus, nes jau būtinai reikėjo, tiesiog būčiau, tiesiog reikėjo. Aš sakau, ir vyrui sakau, o pažiūrėk, kokie gražūs vaizdai, sakau, pas mus išėjai su vežimuku vaikščiot. Nes aš geriau per nėštumą hormonus, tada juos reikėjo nutraukti, nes buvo hiper ir jau anksčiau reikėjo nutraukti, mes uždėlsim, tada reikėjo vėl įti tos vaistus. Tai žodžiu, ką noriu pasakyti, kad buvo visiškas maksimalus taškymasis ir galėjau tik po truputį kažką integruoti, nes buvo labai daug dalykų, ko aš negaliu sukontroliuoti. Taip. Ir tada, net ir tai taikant tam tikrus dalykus, ir kai miegas pradėjo gerėti, mes griežtai vyras perėmė ir iki pat dabar Liucija rytais ir duoda man miegoti tą 1,5 valandos, kažkiek to nepertraukiamo miego, jeigu sunkesnė naktis. Ir tą mytybą prisižiūrint irgi neįdėliai, nes geriu mačias, kartais suvalgau kažkokį tai saldėsį ir panašiai.
Mano skydliaukė grįžo kraujotaka stipri, intensyvi ir yra sumažinti vaistai ir galimai jų visiškai nebereikės, nes dabar labai stebim, kad vėl nenueiti į hiper. Nes į abi pusės grįžo kraujotaka ir, žodžiu, jau mažina dozę, jau pamažina ir dabar dar greičiausiai reiks pamažinti. Tai kas man buvo, aš buvau labai smulkmeniška ties savo sveikatą ir dabar esu, bet dabar tiesiog gyvenimas taip aptalžo kartais, kad aš suprantu, kad geriau jau savęs nespaust, nes tada, žodžiu, vieną tvarkau, kitą gadinu. Taip. Bet turėjau tokį, gal ir kas klauso, tiesiog taip pamotivuot, kad bent ta bazė būtų kiek įmanoma tokia palankesnė. Tada nutinka gyvenimas, bet galima vis tiek grįžti tai ir toks yra pergalingas jausmas, kai man žiūrėjo tą skydliaukę ir ta gydytoja dar birželio vidury nebuvo jokios absoliučiai kraujotakos. Mazgelius stebėdom labai dažnai, kad ten nieks ten nedidėtų ir tam panašiai. Nu ir dabar, kada aš čia buvau, kada čia rugpjūčio gale, ar kada, man atrodo, rugpjūčio gale liktai, ir buvo ta intensyvi kraujotaka ir tuos vaistus mažina. Ir aš jaučiausi kaip per neštumą, ten ultragarsu, kaip žiūri pilvą ir, ten širdelė plaka, tai ir čia žiūri, kraujotaka yra ir šitoj pusėje, ir atrodo, toks yra nerealus jausmas suvokti, ant kiek mes galim stipriai regeneruotis ir kiek kūnas gali iš tikro atsistatyti, tik tai, ką mes darom, mes visaip kaip jį daužom. Ir atrodo, jisai bando atsistatyti ir numušam, bandom ir numušam. Dabar atės. Mano kūdikis kaip tik ateina. Tai ką, žodžiu, grįžtam po pertraukėlės ir dabar apie tai šnekėjom, kad aš dalinau savo istoriją, kad kartais nereikia labai taip idealiai bandyti ir save spausti, jeigu nepavyksta viską taip sukontroliuoti, nes su savo to rezultatu irgi pastebėjau, kad svarbu ta visuma būtų palanki tai regeneracijai ir kūnas iš tikrųjų labai daug gali. Tai nežinau, Viktorija dar kažką nori. Taip, aš dar labai norėjau svarbų dalyką tokį paminėti, kad labai svarbu yra ne tik tai, kad nespausti savęs, bet svarbu nepulti kraštutinumus, nes tikrai yra svarbu švarus maistas, kokybiškas maistas, be abejo, ekologiškas, švariai užaugintas maistas yra labai gerai, bet ne visi dabar turi galimybę gauti to švarus maisto užauginto kaime ir panašiai. Tai geriau apskritai valgyti natūralų maistą iš parduotuvės, negu pulti kraštutinumus ir nevalgyti nieko, nes jeigu pradedi galvoti apie tai, kad ir tas galbūt, ir ten pesticidai, tas anas, užauginta gal ne taip parduotuvinio maisto ir panašiai, gali iš vis nustot valgyti ir dėl visko bijoti. Paranoja tokia. Taip, tai nereikia bijoti. Aš matau rezultatus, kad moteris ir tos, kurios pakeičia mitybą tiesiog iš tos tradicinės, kuri turi daug nesveikų ingredientų, pusfabrikačiai, aliejai nesveiki, ten maistas su konservantais, daug saldiklių visokių, pakeičia tą mitybą į natūralią mitybą, kad ir iš parduotuvės tie produktai yra, bet jie yra natūralūs, tai jau duoda didelių rezultatų. Ir taip, ta prasme, nereikia save spausti, jeigu jūs turit galimybę ekologiškus rinktis produktus, rinkitės, jeigu ne, tai rinkitės natūralų maistą tiesiog. Ir tai jau bus žymiai geriau negu tas perdirbtas ir, žodžiu, taip, tai maksimaliai uždegimą keliantis. Taip, ir tai žymiai geriau negu spausti save ir galvoti, kad valgyti ir galvoti, kad galbūt šitas maistas yra blogas, galbūt jis mane nuodėja, tai kaip mes galvosim, taip ir bus. Jeigu mes galvosim, kad jis mūsų nuodėja, jis mūsų ir nuodėja, nes mūsų proto galimybės yra beribės iš tikrųjų. Bet jeigu valgysim, pavyzdžiui, tortą, kokį pilną grietinėlę su hašimoto tiraidutu ir galvosim, man jis palankus. Ar įmanoma iš tą pusę save taip apgauti? Iš tikrųjų, mes vis tiek pasąmonį turbūt suvokiam, kad tai yra nesveikas maistas. Aš nežinau, ar įmanoma iki tiek užsimerkti, kad įsivaizduoti, kad šitas tortas yra sveikas, nežinau. Jau per daug informacijos turim. Bet proto gale, mūsų tikėjimo gale labai stiprus dalykas, taip, ir tikrai yra žmonių sveikuolių, kurie labai sveikai maitinasi, bet jie stresuoja, jie dėl kiekvieno gabaliuko galvoja, arba jie šiaip yra labai kontroliuoja, kontrolė yra vienas iš dalykų, kas iš mano, ką aš atkapšiau savyje, kas galėtų būti viena iš mano ligos atsiradimo priežasčių, nes bandydama viską sukontroliuoti, visais pasirūpinti, aš pamiršau save. Ir tai gali būti
pavadinta savęs naikinimu, nes aš savim nesirūpinu, iš tikrųjų taip, aš rūpinausi tik kitais, bandydama sukontroliuoti visus ir viską, kad visiems viskas būtų gerai, bet mes labai daug dalykų negalim sukontroliuoti ir nereikia jų kontroliuoti, reikia pasirūpinti savimi ir kartais šiek tiek duoti žmonėms ir kitiems laisvės ir savarankiškumą ir išmokti, ir ne tai, kad mama viską turi, tik tais reikia mokėti perleisti. Tai aš pati mokausi šitoj vietoj. Man su mityba daug paprasčiau, negu kad su psichologiniais dalykais, tai irgi dirbu su savim, manau, kad tai yra labai didelė dalis, psichologinis darbas su savimi sveikimo kelyje. Aš visiškai pritariu. Tas leidimas dalykams vykti ir nesikišti, tai aš irgi to mokaus. Tai tikrai nėra lengva. Ne, tikrai nėra lengva, bet apskritai, man atrodo, kas eina tuo keliu ir bando surasti gilesnės tas priežastis, tai labai dažnai viskas link to veda holistiškumu. Taip. Atrodo, maistas viena dalis, ten streso suvaldymas kita dalis, dar kažkokios galbūt giluminės priežastis ir ta tokia visuma galiausiai. Taip. Tai, iš tikrųjų, kai žmogus pradeda domėtis, aš pastebėjau tokį dalyką, mes pradedam nuo mitybos, pavyzdžiui, per mano tos iššūkius, ir žmonėms pradeda natūraliai kilti papildomi klausimai. Taip, gerai, tai jeigu maiste, taip, o kaip ten, o kosmetika, o papildai, ir kyla tokių pamastymų ir pradeda atsiverti, tie keliai informacija pradeda atsiverti, tu pradedi matyti plačiau tiesiog. Taip, ir aš iš tikrųjų net kažkur skaičiau tą informaciją, kad jau yra mokslinių tyrimų, kad autoimuniniam ligom turi taip pat įtakos, pavyzdžiui, toksiški santykiai. Ir jau ištiria mokslas, šiaip labai logiška, iš tikrųjų toksiški santykiai kelia tą lėtinį stresą, kaip pavyzdys. Tai vienas iš, ką jau mokslas tą psichosomatiką taip gali ištirti ir manau, tų tyrimų vis, ta prasme, daugės. Bet visiškai, kai pradedi kelti klausimus tokius vienoj srity, tada šiaip gerėja ir savijauta, kai pradedam valgyti švariau, mintis švarėja, pradeda ir klausimai, daugiau energijos atsiranda kelti tam tikrus klausimus ir tada tikrai taip užsisuka ta grandinė. Arba būna kartais ir nuo kitos pusės, žmonės pradeda su vidum savo darbuotis ir tada pradeda norėti savo kažką kokybiškiau duoti, tada ir maistas keičiasi, tai man atrodo, ar nuo tos pusės pradedam, ar nuo tos vis tiek galiausia į tą visumą ateinam. Aš pradedu nuo tokios bazės, kuri man yra patogiausia ir paprasčiausia atrodo, man darbas su savimi psichologiškai yra sunkesnis negu su maistu. Pakeisti maisto produktus man atrodo yra paprasčiausias būdas ir tai yra toksai žingsnis, kai tu esi ligoj, kai tu patiri daug simptomų, kai tu esi išsekęs ir nuvargęs, tu negali mąstyti plačiau, tu tiesiog neturi resursų absoliučiai. Taip, ir kai tu paprasčiausiai, gal ne paprasčiausiai, bet kai tu susitvarkai mitybą, pas tave atsiranda energijų ir resursų ieškoti toliau ir dirbti su savim toliau. Tiesiog tu pasirūpini savo kūnų fizinių ir tada jisai tau duoda jėgų daryti kažką dar. Gerai, dabar tada labai noriu dar užklausti man tokio svarbaus klausimo. Dabar yra labai daug informacijos, kuri prieštarauja viena kitai. Aš, tarkim, pradžiai iš tos kelionės, čia prieš kokius 4 ar 5 metus, kai gavau tos tyrimo rezultatus ir pamačiau, kad yra skydliaukėj jau tie nukrypimai, aš buvau visiškai vienokiam mitybos protokole. Ir tada dabar, tarkim, esu vėl visiškai kitokiam, kardinaliai ganėtinai kitokiam. Tiek ten pasiskaičius yra rezultatų, kur žmonės ir ten atrodo jiems padėjo, ir čia atrodo jiems padėjo. Ir aš tuo metu taikiau tą mitybą, aš puikiai jaučiausi. Idealiai tiesiog. Aš nejaučiu jokių simptomų iš principo. Ten labai gerai buvo. Dabar pasikeitė, sakykime, mano gyvenimo situacija ir nėštumas, aš dar maitinu mergytę. Ir tarkim, man ta mityba dabar jau manyčiau netiktų. Tokia būtų gal net pavojinga. Kaip yra su tuo informacijos prasilenkimu ir su tais rezultatais, kaip čia gaunasi? Aš manau taip. Visų pirma, visi mitybos protokolai skirtingi, bet tie, kurie orientuoti į sveikatai prieš uždegiminį poveikį, jie visi orientuoti į tai, kad išimti
šlamštmaisti ir papildyti natūralių naudingų maistų. Prasilenkia rekomendacijos kokių maistų, bet neprasilenkia rekomendacijos ką išmesti. Taip, va tuos pagrindinius trigerius, konservantus ir panašius dalykus, tiesiog maistą, kuris yra kenksmingas. Tai dėl to aš manau, kad žmonės perėję nuo tos įprastos mitybos prie sveikesnės, jie bet kokiu atveju pasijaus geriau. Jau. Tai yra jau pliusas. O kas liečia kontroversiškos informacijos, kur tikrai kardinaliai skiriasi rekomendacijos, aš manau, čia kiekvienas žmogus turi atrasti savo, nes nepabandęs nesužinosi. Ir aš žinau žmonių, kuriems tinka vienoks mitybos būdas, bet žinau ir žmonių, kuriems puikiai tinka kitoks mitybos būdas. Aš asmeniškai viską ėjau per savo patirtį. Ir tos moteris, kurios bando, sakykime, mano tos pasiūlytus receptus, ir išbando, tom, kuriuom tinka, jos prisitaiko ir jaučiasi puikiai. Tai aš manau, kad čia reikia labai jausti save, labai svarbu jausti save, nepasitikėti vien kažkokią rekomendaciją, o išbandyti ir žiūrėti, ar tau tas tinka, ar tau tas netinka. Nes aš manau, nėra vienos taisyklės visiems žmonėms. Netgi yra toks įdomus dalykas, ajurvedoj, pavyzdžiui, skirtingi žmogaus tipai. Ir realiai mes matom, kad mes skirtingi ir gal nebereikalo vienam žmogui vienokio labiau norisi maisto, kitam kitokio. Dėl to aš manau, svarbu klausyti savęs, ką tavo kūnas prašo, kaip jis reaguoja. Tai nėra kalbos apie saldumynus, kai jis prašo, tada čia ne visai tas. Galbūt mums trūksta miego arba energijos arba baltymų. Pavyzdžiui. Taip. Bet jau maitinantis tinkamai, reiškia, kai jau gali išsimiegoti ir maitinantis natūraliais produktais, tu jau pradedi save jausti. Lygiai tas pats įvyksta ir su kvapais. Kai pradedi eliminuoti cheminius kvapus iš savo aplinkos, tu juos pradedi antiek iš tolo užuosti ir taip pradeda uoslė pajautrėja, tu supranti, kur natūralus kvapas, kur nenatūralus kvapas. Tu labai pradedi tai suprasti. Labai suprantu. Ir aš netgi, per tą kvapų pajautimą, aš kvapais irgi domiuosi labai senai ir taikau aromaterapiją savo namuose, bet su tais kvapais tokia istorija, kad aš pramokau suprasti prancūzų kalbą, dėl to, kad eterinius aliejus siunčiausi iš Prancūzijos. Tai čia kaip lenkų kalba dėl... O lenkų kalbą pramokau dėl to, kad siunčiausi iš ten papildus. Tai iš tikrųjų viskas yra į gerą, domėtis, bandyti, testuoti, viskas yra į naudą. Visos žinios, ta prasme, aš manau, kad žinojimas įgalina mus geriau žinoti negu nežinoti, nes kartais taip yra žmonės, aš susiduriu su tiek daug moterų, kurios bijo pasitikrinti, nes jos bijo, o jeigu aš sirgsiu, tai kaip tada, aš nenoriu to žinoti, geriau aš nieko nežinosiu ir gyvensiu kaip gyvenau. Bet kai tu žinai, tu gali kažką su tuo padaryti, kol dar nėra vėlų. Jeigu tu nežinai, tu tada tiesiog viskas progresuoja lygiai taip pat, bet tu negali to sustabdyti. Ir dėl to aš manau, kad žinojimas yra labai didelė jėga. Ir geriau žinoti, ir jeigu tu dabar žinodamas nieko nedarysi, bet galbūt tu rytoj padarysi, o gal po metų padarysi, gal tau ateis kažkokia mintis ir tu pajausi, kad jau reikia kažką daryti. Ta prasme, bet tu jau žinosi, nebus ką tu gali. Atidėliojimo, nes tas neigimas jis realiai tiesiog atidėlioja, bet čia tokia natūrali ta gynybinė reakcija. Tiesiog neigti. Bet ką aš, pavyzdžiui, dabar pati patyrus tas patirtis, kur daug kartų buvo, atrodė jau viskas, jau iš tos serijos mirštų, nes šiaip savijauta tikrai yra tragiškas su tais mano rodikliais, kokie jinai buvo. Ir kai patyriau, kiek iš visko mes galim realiai atsistatyti. Labai iš daugo, tai man toks atrodo, geriau tiesiog aiškiai susivokiu, kame aš esu ir žinau tą savo jau dugną. Taip. Ir nuo jos piriuos, negu dar delsiu ir tada nebeaišku, kur tas dugnas. Žodžiu, geriau jau žinot, kad gerai, čia dugnas, bus dar jeigu žemiau, vis tiek, taip. Bet jau žinosiu, ką daryti. Ir iš tikrųjų, tai kaip suprantu, esmė yra tą informaciją turėti, ją per save perleisti, taikyti ir žiūrėti, kas veikia, kas neveikia. Dar gal toks gan konkretus klausimas yra viena iš tų kontroversiškiausių nuomonių, pavyzdžiui, su mėsa. Kaip aš taikiau prieš tai tą mitybos visą protokolą, ten gal taip nesakyčiau, kad griežtai eliminuoti raudoną mėsą tik tais, dėl paukštienos ten taip, bet žodžiu, kad kelia uždegimą ta raudona mėsa, pavyzdžiui. O
čia kaip pavyzdžiui tas AIP, ar ne, tai viskas ok, nu gal ten kiauliena, gal nežinau, nelabai, bet tarkim, va, ten jautiena, viskas, ta prasme, ok, dar geležies šaltinis. Kaip su ta va, mėsa, jeigu taip trumpai galėtum pakomentuoti? Iš tikrųjų, taip, kontroversiškų nuomonių labai daug, aš irgi labai daug literatūros tą temą skaičiusi. Ir kokios aš išvados priejau, aišku, mėsai nelygi visų pirma. Taip. Mėsos kokybė yra labai didelis rodiklis. Ar tai mėsa pramonės užauginta, va ta pati kiauliena, ne ant hormonų augimo, tarkim, ir ten antibiotikais gydyta. Ar tai yra, tarkim, vištiena ūkininko užauginto ar jautiena žolė maitintų gyvūnų, ne? Tai yra labai didelis skirtumas. Vat, tuomet, ką aš galiu pasakyti, ką aš sužinojau moksluose savo, kad iš tikrųjų ankštiniai ir, tarkim, ir kruopas žmonėms autoimuniniam lygom gali būti labai didelė problema, nes ankštinių baltymas labai sunkiai irgi virškinamas. Jį reikia gerokai išmirkyti ir visa kita. Ir dėl to AI protokolo metu laikinai yra pašalinami ankštiniai. Tai faktas tas, kad baltymus mes turim gauti, baltymai yra statybinė medžiaga visko. Hormonai, geležis, mes be baltymų negalim gyventi. Ta prasme, baltymai reikalingi. Tai kyla klausimas, jeigu mes nevalgom mėsos, iš kur mes jos gaunam. Alternatyva yra ankštiniai, riešutai, ne, ten sėklos, kažkiek tai ten daržovėse tam tikros yra, bet jeigu yra pralaidų žarnynas ir autoimuninė liga ir yra jautrumas ankštiniams, tai kas tada belieka? Tai va čia yra toks klausimas, tai aš manau, čia irgi labai reikia pajausti per save, ar tu toleruoji, ar tu netoleruoji ir priimti. Ir sakykime, pas mane, va dabartinis projektas, kur vyksta irgi, mes tiesiog pašalinam 3 dalykus, glitimą, pieną ir cukrų ir maitinamės ir konservantus, sakykime, ir tam tikrus produktus, ką aš miniu, kas galėtų būti nesveika. Bet pagrinde, va šitie 3 dalykai, nedarom griežtų apribojimų nei ankštiniams, nei ten valgom viską, va taip, ne? Ir aš žmonėms patariu stebėti save ir žiūrėti, ką organizmas priima, ko nepriima, ne? Ir aš netgi dariau tokį tyrimą, kaip čia pasakyti, mes grupę moterų turėjom, jos darėsi tyrimus prieš ir tyrimus po, 3 mėnesius laikėmės vat tokio protokolo, be glitimo, be pieno, be cukraus, natūralūs produktai, bet su ankštiniais sėklomis riešutais. Tai toms moteriams labai pagerėjo savijauta pakeitus mitybą, po 3 mėnesių dingo be galo daug simptomų įvairių, bet antikūniai dėja stovėjo vietoj. Ir aš supratau, kad kažkas ne taip, matyt, trūksta to. Man asmeniškai paleo ir AI protokolai buvo tas atsakymas, kur vis dėlto man ankštiniai, kažkiek aš jų galiu, aš jau kaip gražinusi į mitybą, aš galiu ankštinių, aš galiu riešutų, bet aš žinau savo ribą. Kai aš ją padauginu, mano organizmui jau netinka. Tai vat tas atsiekimas savo ribų ir išsiaiškinimas, kas tau tinka, kas netinka, ir yra geriausias dalykas, ką mes galim dėl savęs padaryti, nes nėra vieno atsakymo, ar tau tinka mėsa, ar tau netinka mėsa. Viskas yra kiekyje, kokybėje ir plus dar kaip veikia virškinimo sistema. Moteriams, kurios turi hipotirozę per lėtai veikiančią skydliaukę, dažnai būna problema su skrandžio rūgštingumu. Ir tada tie baltymai, kuriuos jos suvalgo, jos gali tiesiog tinkamai nesuvirškinami būti. Ir tada mėsos perteklius taip gali būti problema, nes tiesiog tie baltymai nesusivirškina ir neduoda savo efekto. Tai čia toks labai platus klausimas. Ir labai reikia individualiai. Jo, tai jau reikia žiūrėti tas rytis. Apskritai, ne tai, kad skydliaukė kaip atskiras organas, bet jinai susijusi ir su virškinimu, ir su kepenim, ir su žarnynu, ir su antinkščiais. Čia jau reikia, va dėl to mane ir sudomino holistinė medicina, dėl to, kad jinai žmogų mato kaip visumą ir ne tik kaip organų rinkinį, bet ir psichologinį, ir tu pradedi, kai žiūrėt, kaip viskas susiję, taip įdomu pasidaro, koks žmogus iš tikrųjų yra stebuklas ir kiek jisai gali, ką jisai gali, kaip organizmas gali atsistatinėti. Ir kiek iš tikrųjų yra visokių tokių istorijų, kai taip, moteris pasiryžta kažką daryti ir jį padaro, ir jai pavyksta, ir jinai džiaugiasi, ir visi stebisi, tačiau taip. Šiaip labai fainai, aš tik sugalvoju klausimą, ir iš karto atsakai, nes norėjau klausti, ar dėl tradicinė medicina, tai tada truputį ir yra tas minusas, tas toksai užsiaurinimas, ir tada ir atsakai, kad holistinė ir, žodžiu, labai tikrai
yra tas platus spektras informacijos ir esmė yra taikyti pamažu, kaip suprantu, pasiemant bent tą bazę, nes aš lygiai tą patį ir savo esu atsakius, kad yra labai kontroversiškų, tokių visiškai skirtingų, prieštaringų nuomonių, bet visi apie tą patį sako, kad cukrus, miltai, pienas jie kelia uždegimą. Ir ten tą patį sako, viskas tvarkoja. O tada, kaip suprantu, reikia tiesiog eiti, žiūrėti, tyrinėti, bandyti. Ir, žodžiu, pažinti tiesiog savo kūną, tada ir tie atsakymai taip aiškiau dėliojas. Taip, ir nebereikalo tas posūkis, kad tu esi tai, ką tu valgai, tai įsivaizduot galima, va, tą tokį, aš net matau, įsivaizduoju, ten yra toks paveiksliukas, hamburgeriai, ten visokie, žodžiu, greitas maistas, perdirbtas maistas, Coca-Colas ir va tas žmogus, jis va to pripildytas, ar ten yra natūralūs produktai, daržovės, ten kiaušiniai, kažkas, tai, ta prasme, natūralūs produktai ir, natūraliai, žmogus vis tiek yra iš gamtos kilęs ir tiek, kiek dabar prikurto konservantų, žmogaus organizmas jų negali priimti ir perdirbti ir apdoroti, nes jis nesupranta, kas tai tokio yra, jis nesukurtas tam, o visa tai kaupėsi ir tos lėtinės lygos ir ateina lėtai ir yra priežastis, dėl ko organizmai tiesiog nebeatlaiko. Taip, nes viskas turi ribas, mes negalim kaip arklį nuvaryti tą savo kūną ir tikėtis, kad nebus jokių pasiekmių. Ir dar prie viso to dasideda lėtinis stresas, poilsio nebuvimas, miego režimo nesilaikymas, kas gali laiku miegoti, bet neina, skrolina prieš miegą. Visas tas daug dalykų darimas vienu metu ir ta visa visuma. Dar ką norėčiau paklausti, dabar, tarkim, moteris klauso, nežinau, arba vyrai klauso ir lėtinės ligos apskritai toks yra dalykas, yra sunku atsekti, kad kažkas su mumis vyksta, ne taip, ką mes ir jau prieš tai šnekėjom. Atrodo, dažnai nurašom nuovargiui, nes realiai iš tikrųjų kartais būna pavargstam. Bet tada, manau, jeigu organizmas yra sveikas, elementariai pamiegam ir kitą dieną energija atsistato. Bet jeigu ir pailsėjus, ir visaip kaip, tų jėgų nėra. Žodžiu, mano klausimas tiesiog toks, kad kaip atsekti, į ką atkreipti dėmesį, kad galbūt reiktų išsitirti, kažkaip išsamiau pasitikrinti sveikatą. Na, iš tikrųjų, dabartiniam žmogui iš tikrųjų daug iššūkių, greitas gyvenimas, tas stresas, netinkama mytyba, netinkamas miegas, visos chemijas, aplinkui labai daug, visos sąlygos sirgti lėtinėmis lygomis sudarytos. Čia kaip kokie sudedamieji lėtiniam lygom, tai jūs ir viskas yra ir tiesiog laukiam. Taip, ir iš tikrųjų profilaktinius tyrimus pasidaryti, platesnius tyrimus pasidaryti, check-upą tokį metinį, aš rekomenduočiau, nelaukiant, kol ta savijauta kažkokie tokie pasidaro, kad tu jau nebežinai kas. Tiesiog natūralu, kad mes techninę apžiūrą mašinai praeinam, ne? Tai kodėl mes savęs negalim pasitikrinti, nelaukiant, kol kažkokie simptomai pradės atsirasti. Tai po gimdymo, prieš gimdymą, ne? Vat natūralu tikrinam prieš gimdymą, gimdymo metu tai yra svarbu, bet kitais gyvenimo momentais šiek tiek gal atsainiai pažiūrėjau, nėra laiko, ne? Tai tokie dalykai, ar mes neturim deficitų, ar mūsų hormonai veikia, ar mums ten netrūksta geležies, ar dar kažko, verta tiesiog bent kartą metuose pasitikrinti ir ramiai gyventi arba kažką su to daryti, nes iš tikrųjų dėja poliklinikoje siūlomas tyrimų rinkinys nemokamas, jis yra pakankamai siauras. Ir kai pradėjau domėtis, aš supratau, kad daugybė skydliaukės ligos pradžios atvejų būtų galima užčiuopti, padarius vien platesnius tyrimus. Nes autoimuninis tiroiditas, pavyzdžiui, vystosi apie 10 metų, gali vystytis, ne? Kiek literatūroje rašo, tai tikrai ne per vieną dieną. Ir mes tyrimuose skydliaukės tam vieninteliam tyrimė TTH, kurį paprastai padaro profilaktiškai, gerai, kad jį padaro, bet ten jau matosi, kada jau būna tikrai pažengusi labai situacija. Ir moteris gali jausti simptomus, gali nejausti simptomų. Pavyzdžiui, tai, kad jinai yra irzli, tai kas man buvo daug metų, aš galvojau čia po gimdymo, aš tiesiog išsekusi, pavargus, aš tikrai negalvojau, kad tai kažkokios ligos požymis. Tai, kad ten viduriai užkietėja, pučia pilvą,
Ta prasme, visiems pučia, ta prasme, jo. Tai va, tai tokie dalykai tiesiog mes netkreipiam dėmesio kartais ir tas tyrimas platesnis gali parodyti, kaip yra iš tikrųjų, gal ten jau vystosi kokia nors autoimuninė liga, o mes tiesiog nežinom ir negalim užkirsti kelio progresavimui. Jo. Ir tiesiog aš rekomenduočiau domėtis plačiau ir darytis platesnius tyrimus. Ir ne tik tai, ką nemokamai siūlo poliklinikai, nes vien tik tai moterims kartais skydliaukės problemą gali išspręsti feritino atstatymas. Labai daug moterų turi problemų su geležies trūkumu, bet to nesimata bendram kraujo tyrime, nes ten tik hemoglobinas. O feritiną atsargas retai kas pasiūlo išsitirti, nes tai yra mokamas tyrimas. O ten dažniausiai slypi problema. Ir jeigu feritino moteriai trūksta, deguonies trūksta, skydliaukė negali gerai funkcionuoti ir jinai sulėtėja ir metų iš metus tas tęsiasi, mes neduodam jai, jinai gyvena deficituose, nu ir galiausiai, ta prasme, sulėtėja iki tiek, kada jau mes tikrai pradedam jausti. Ir galbūt klauso moterų, kurios yra jau susidūrusios su tais visais ten tyrimų terminais ir visą kitą, tai aš ir pati kaip darausi reguliariai tos tyrimus, tai tik tai TTH yra kompensuojamas, tai dar reiktų išstirti, kaip suprantu, tą FT3, FT4 ir ATPO, ar ne? Jeigu norėtų plačiau moteris. Taip, pasižiūrėti, ar tikrai nėra autoimuninės ligos, ar hormonai yra optimalūs. Taip. Tai šitų rodiklių realiai ir užtektų tie foniniai hormonai ir tas ATPO. Faktiškai taip, bet realiai siūlyčiau, jeigu nesitiria moteris dažnai ar nedarė kažkaip tų platesnių tyrimų, aš ir feritiną išsitirčiau būtinai, ir bendrą baltymą gal patikrinčiau, kaip baltymai įsisavina. Ir iš tikrųjų netgi toks tyrimas paprastas, labai pamirštas kaip koprograma, tai yra išmatų tyrimas paprastai kalbant, gali labai daug pasakyti apie tavo virškinimą. Ir jeigu maistas virškinasi prastai, tai galima įtarti, kad su žarnynu galimai viskas ne taip gerai. O yra nemažai mokslinių straipsnių, kad būtent nuo žarnyno ir vystosi autoimuninės lygos nuo žarnyno būklės. O mūsų žarnynas tampa pralaidus dėl netinkamo maisto, vaistų vartojimo, prastos mikrobiotos, streso, taip, ir tiesiog maistinės medžiagos, kurias mes gauname iš maisto, pradeda nebeįsisavinti. Ir tada deficitai, tada pradeda slinkti plaukai, nes iš kur kūnui paimti, galima paimti iš plaukų, jie nelabai reikalingi. Ir ta prasme, tik dėl grožio. Bet toks ženklas, jeigu jau plaukai slenka, tai jau tikrai reikia tikrintis deficitus. Tai mano tokia buvo istorija, kad man buvo maža kraujystė ir aš pastebėjau, kad jinai yra tik tada, tai buvau pripratus prie tos būsenos, kai man realiai pusė išbirėjo plaukų taip įstrižai. Ir aš per veidrodį žiūriu, taip galvoju, kaip čia. Ir Kirpė sako, gal tu vairuodama mašinoje juos taip nubraukiai, nes jie taip keisti išslingo, taip įstrižai. Tai, žodžiu, tikrai aš labai pritarčiau tam, kad reikia tiesiog profilaktiškai, kaip toksai pastikrinimas, susižiūrėjimas, ką pastiprinti, kas metus pasidaryti. Tarkim, jeigu yra galimybė arba poreikis, gal ir dažniau, bet šiaip kas metus taip tiesiog pasitikrinti, kas vyksta. Jeigu žmogus jaučiasi sveikas, tai tikrai kartą metuose pasitikrinti jam nepakenks. Ir dar turim kelias minutės prieš užbaigiant. Dar norėčiau paklausti, aš taip tiesiog jaučiu, kad daug kas besiklausant ir daugam būna kyla šitas toks pasipriešinimas ir dažnai taip sako, bet tai gerai ten, šitas tai ten viską valgo, jisai ten, žodžiu, McDonald's gyvas ir jis ten gerai jaučiasi, energingas ir, žodžiu, jiems viskas gerai sveikas. Ir labai dažnai tokia būna kaip racionalizacija savo, kad bet tai, o tai kodėl tada, jis tai viską gali, o aš tai čia dabar, žodžiu, ir jis tai sveikas, o aš tai tai koks būtų atsakymas pačios? Iš tikrųjų, mes nematome, kas vyksta to žmogaus viduje, kuris valgo tą McDonald's ir užsigeria Coca-Cola. Mes nematome, nes tai yra lėtiniai procesai. Viskas kaupiasi metų metais. Ir kaip pati gerai paminėjai, kad tu net nepastebėdavai, kad tau yra blogai, nes tu tiesiog žmogus pripranta jaustis taip, kaip yra ir jis galvoja, kad jam viskas gerai, kad jis normalu, nes jis jau pamiršo, ką reiškia jaustis gerai. Taip. Čia vienas iš tokių dalykų. Ir faktas įrodytas moksliškai, kad tas maistas netinkamas, jisai padarys savo. Ta prasme, lėtinės lygos ateis anksčiau ir vėliau. Ir jeigu tas žmogus atrodo dabar sveikas, bet tai nereiškia, kad jis viduje sveikas. Kartais obuolys gali atrodyti labai gražus, bet viduje užnuodytas. Ir aš dar irgi tą norėjau papildyti, kad kuo mes, kaip ir tas jautrumas kvapam, pavyzdžiui. Taip.
kuo labiau taip atsirinkinėjom, jaučiam, pradam jausti Taip. save, kas kūnui tinka, kas netinka, tuo tampam pastabesni. Taip. Bet yra labai daug žmonių, kur ten, tarkim, pučia tą pilvą arba ten, nežinau, ten nesitušnaujas 3 dienas ir Taip. viskas normaliai, gal ką aš žinau. Taip, iš tikrųjų. Arba ten tiesiog nėra to pastabumo ir tai dažnai, kad žmogus sako, kad jam, oi, aš tai čia viską valgau ir, žodžiu, aš sveikas ir atsigavęs. Gal taip ir yra, kažkam įmanoma, aš nieko nesakau, kad čia būtinai jam negerai kažkas, bet labai dažnai yra, kad yra toksai trūkumas pastabumo apskritai, kaip Apie aš save. jaučiuosi, Taip. kaip tas mano kūnas jaučiasi. Ir kartais net būna gerai, va, toks paskatinimas, kas jaučiat, kad kažkas yra ne to pasitikrint. Galima net į pliusą vėliau išeiti. Tarkim, dabar, vat, aš jaučiuosi, dabar aišku, aš nemiegoju šią naktį, tai tokia jaučiuosi truputį kaip girta, bet iš principo, kai jau ta savijauta gerėja, tai man atrodo, aš dabar esu pliusė visumoje, negu aš tada būčiau, tarkim, nepamačius, ignoravus ir galbūt visą gyvenimą taip ir galvočiau, kad čia norma būti be energijos ir kad ten žolė nėra tokia žalia, kaip dabar atrodo, visą laiką taip gal ir galvočiau, bet kažkada mes išeinam iš to minuso ir dar net galim patirti tą pliusą ir man kartais toks, aš visą laiką dabar džiaugiuosi, sakau, mano ryto iki vakaro yra energijos. Taip, ir aš tokia, nes čia iš tikrųjų yra stebuklas žmonėm, kas yra susidūrę su geležies stoka arba su hipotiroiditu. Nu, ta prasme, man buvo tikrai, kai duobė, tiesiog guliu ir aš negaliu nueiti pastryt valgyti, ant kiek nėra jėgų. Ir atrodo, kiekvienas dalykas didžiausias iššūkis ten. Ir tai nėra tinginystė, kaip sakoma, kad tingi tu gal čia ar ką. Reiks susijimti, per prievartą save tempi, keli, o iš tikrųjų tai yra ženklas, nėra jėgų ir jų tikrai nėra. Ir dabar vat, man yra toksai labai rodiklis per tą savistabą, kai pamatom tos tyrimus, kai suprantam, kas vyksta, mes pradedam suprasti, ką reikia stebėti. Ir toks atsiranda momentas savęs to plakimo, tokio nelieka, jau iškart atrodo gerai, dabar matyti truputį yra pablogėjimas, dabar tą ir tą save pastiprinu. Bet kai tų jėgų yra ir kai nereikia savęs versti per jėgą, kad susijimk, turi iškrauti tą indaplovę, ten turi tą padaryti ir viską tik tai per tą jėgą daryti. Žiūriu, kažkas skambina. Tas kontrastas, jis yra neįtikėtinai apdovanojantis ir tada tikrai toks dėkingumas užplūsta ir aš tik kartais, nežinau kaip iš šono iš tikrųjų atrodo, bet aš Tomui tai būna ir džiaugiuosi, sakau, tu pažiūrėk, aš visą dieną turėjau energijos ir dar dabar vakare turiu energijos. Nu ir ten žodžiu tokia visa kaip kažkoks stebuklų laikas, atrodo, ir tą noris padaryti, ir tą noris padaryti. Ir man atrodo, yra labai tas toksai moterim dažnai būna, va, tai ir tiek padaro ir tas paslyginimas ir tada ko čia tingėti, galiu daugiau užspausti, bet man atrodo, natūraliai mes žmonės, kaip ir dabar stebiu savo mažą dukrelę, jinai taip, mes esam sutverti, mes norim veikti, mes norim kurti, mes norim tobulėti ir kaip ten, jinai dabar bando stotis, atsistoja ir džiaugias, pavyko, nu ta prasme, esam užprogramuoti tam tobulėjimui ir tas tingėjimas, man atrodo, gal net toks neegzistuoja dalykas, labiau aš sakyčiau, egzistuoja energijos nebuvimas. Taip, ir motivacijos nebuvimas. Taip, nes... O skydliaukė kaip tik ir yra už motivaciją, už energiją, už nuotaiką mūsų. Ir tikrai nereiktų savęs taip spausti ir plakti, labai dažnai sutvarkius, turint energijos, esant normaliam buviui, visą laiką noris, dažniausiai tikrai noris eiti, kažką daryti, veikti, bendrauti, kurti. Ir jeigu tokia yra nuolatinė būsena, kažkoks toksai slogumas ilgą laiką, viską reikia per prievartą, save taip prikelti iš numirusio. Aš taip ir sakydavau po gimdymo, kad save tiesiog vis prikeliu kaip iš numirusių. Tikrai, atrodo, vėl prisikėliau ir išgyvenau dieną. Nu, tai tikrai čia mano kraštutinis atvejis, bet jeigu bent kažkas panašaus yra, tai reikia tikrai nedelst pasitikrinti ir nereikia laukti, kad būtų kažkas tokio akivaizdaus, kaip ten nukrita plaukai. Kol išveš. Kol išveš, tikrai, mano buvo toks hemoglobinas 86 buvo. Tai realiai galėjau atsijungti ir nukristi, jau ten dar truputį pakritus. Tai žodžiu, galvoju, ką čia dar noriu. Aišku, noriu daug visko paklausti ir tą istoriją dar išsamiau norėtųsi praeiti, bet greičiausiai turim apibendrinti už šitą pokalbį ir eiti link pabaigos.
Tai ką aš taip išgirdau šiandien ir supratau, ir mes iš tikrųjų juokėmės su Viktorija per pertrauką, kad Viktorija pradėjo prisistatymą ir jo taip ir iki galo negalėjo užbaigti ir taip ir praėjo visas pokalbis. Tai aš tiesiog, nežinau, net kaip čia padarysim, pristatysiu arba aš, arba kažkaip dviese, gal pačioj pradžiai, tiesiog dar taip struktūruotai. Bet ką aš išgirdau šiandien, kad visa istorija, tiesiog gyvenimo, visos aplinkybės, tokios nelengvos, sudėtingos, žodžiu, užkūrė tą vidinę liūtę ir tą inžinierę vidinę ir jos apsijungė. Ir tada tokia nesustabdoma jėga nuvedė link domėjimosi, kaupimo informacijos, taikymo ant savo, nu kaip čia, taip skamba, ant savo vaikų, bet apsme, ant kiek tai buvo iš tikrųjų pergyventa, pačios surinkta, išjausta, patirta, paragauta, pritaikyta ir savo vaikam, ir savo, ir pamatyti rezultatai, ir moksliniai tyrimai, ir, žodžiu, įvairių tų patirčių dabar jau prikaupta, priklausyta moterų. Labai labai didelis tas visas spektras ir to pat atrodo, kad labai tokia svari ta patirtis yra. Tai dabar tokia net kaip paslaptis, atrodo, tai kasgi ta Viktorija, kasgi jinai iš tikrųjų yra. Bet, žodžiu, gal toks ir klausimas, tai iki ko dabar, kame dabar yra Viktorija praėjus visą šitą patirtį, kuri trunka jau kiek dabar, čia nežinau. Jau 6 kažkur metai. 6 metai tame buvimas tose temose. Taip. Tai iki ko viskas kaip dasigyvena. Iš tikrųjų, dabar save pristatau kaip mentorė, lektorė, nes dalinuosi savo patirtimi paskaitose, vedu mokymus ir iš tikrųjų motyvuoju moteris, padedu moteriams žengti tos pirmosius žingsnius su mitybos pokyčiais, motyvuoju pasitikrinti, išsitirti, susimastyti apie tai, kad verta savim pasirūpinti galų gale. Padedu joms su receptais savo, nes iš tikrųjų mitybos pokyčiai kartais yra didelis iššūkis, o ką man dabar valgyti, jeigu nieko negalima valgyti. Dalinuosi socialiniuose tinkluose savo patirtimi, savo įžvalgomis, rekomendacijomis kažkokiamis, ką aš atradau, ką aš randu moksliniuose tyrimuose, tuo, kas gali būti naudinga. Iš esmės skatinu žmonės galvoti kritiškai, pasirūpinti savimi, pagalvoti apie savo sveikatą, apie savo maistą ir tam, kad jie laiku pamatytų kažkokias problemas ir galėtų jas spręsti. Aš labai asmeniškai džiaugiuosi, kad savo dukros tos ligos dėka, galima sakyti, tai man buvo labai didelis šokas, gal kažkam skambės keistai, bet aš supratau, kad mane gyvenimas matyt vedė prie to, kur esu dabar. Bet tas šokas mobilizavo mane veikti ir aš noriu, kad žmonės suprastų, kad galima išvengti įvykiams užbėgti už akių arba pristabdyti ligos procesus, suvaldyti, jeigu tu pradedi domėtis, kažką daryti ir pasidarai elementariai tyrimus, platesnius. Ir mano yra tikslas motyvuoti, edukuoti, dalinti savo patirtimi tam, kad žmonės išgirstų, pamatytų, pajaustų ir kažkur tai jiems giliai viduje atsirastų tas jausmas, pradėti jausti savo kūną, kas su juo vyksta ir pasirūpinti savimi. Ir svarbiausia yra tai, suprasti, kad mes patys savo rankomis galime labai daug, kad mes galime keisti, kad tai, kaip jaučiamės dabar, nebūtinai taip turi būti. Jeigu tu neturi energijos, jeigu tu jautiesi blogai, tai nebūtinai taip ir turi likti. Mes labai daug galime. Ir iš tikrųjų atrodo toks elementarus dalykas, kaip tinkamas maistas gali daryti stebuklus. Aš matau 100 pavyzdžių ir pradėti verta bent jau nuo to. Tai vat, tiesiog noriu, kad nenuleistumėt rankų ir nesitikėtumėt, kad kažkas vienas jumis pasirūpins, išgersit stebuklingą tabletę ir pasveiksit. Taip nebus. Reikia vis tiek prisimti atsakomybę ir pasirūpinti savimi tais metodais, kurie mums yra lengvai prieinami. Maistas, miegas, aplinka, stresas, net ir tą patį stresą galima išmokti šiek tiek valdyti, galima rasti priemonių, kurios palengvina tą streso adaptaciją ir neužsibuvimo tame ir darbas psichologinis su savim. Yra labai įmanoma daug pakeisti savo gyvenime
tik tai reikia suprasti, kad tai yra įmanoma ir noro turėti. Ir kai jau atsiranda pirmieji rezultatai, ta motivacija jinai savaime. Atsiranda energijos, tada nori daryti viską ir, žodžiu, tiesiog verta pradėti kažką daryti. Nebūti toj vietoje, jeigu jautiesi blogai, nelaukti. Ir dar prie visos tos patirties, kaip suprantu, prisidėjo ir tam tikros studijos, žinios. Ir šiuo metu taip pat esi studijuoju. Taip, iš tikrųjų ilgą laiką studijavau savarankiškai, tai mokslinius šaltinius, kaip minėjau, įvairius seminarus, kursus lankiau, bet viskas ne Lietuvoje. Nes Lietuvoje aš neradau pradžioje, ko aš norėjau, bet vėliau aš radau Lietuvoje endobiogenikos studijos medicina ne medikams, kur prieinamas buvo paprastiems mirtingiesiams, taip sakant, ne? Ten irgi labai geros bazinės žinios buvo duotos. Taip pat holistinio ugdymo institute studijavau tą holistinę mediciną ir šiemet nusprendžiau tęsti dietetikos studijas jau valstybinėje įstaigoje, nes man labai įdomios šitos sritis. Sveikatos rytis ir būtent va tokiu holistiniu požiūriu ir noriu dalintis su žmonėmis, padėti žmonėms ir mokausi. Tai ačiū labai, Viktorija, kad iš tikrųjų darai tai, ką darai, nes yra labai didelis darbas. Aš pati, kai einu ir ėjau per tas patirtis, aš žinau, kiek jėgų pareikalauju ir tai yra banguojantis procesas, kur ne taip, kad lūžo ranka, sugijo, viskas turim rezultatą. Tai vis tiek yra toksai kaip siubavimas ir tame siubavime neprarasto tikslo, atrodo, dar kitus nukreipti, dar pasirūpinti šeimą, savimi. Žodžiu, reikia tikrai daug tokio vidinės, daug jėgos, to noro, ugnies vidinės, tai labai palinkėčiau, kad ta liūtė su ta vidinė inžinierė, tas toksai geras kombo, nes tikrai tą informaciją reikia ir struktūruoti ir pateikti, kad degtų ta ugnis ir tos dalys skirtingos taip apsijungtų ir toliau darytų tos gerus darbus. Ir Viktorijos socialiniais tinklais pasidalinsim po šiuo įrašu. Ten galėsit surasti labai daug vertingos informacijos. Aš kaip atradau Viktoriją, tai man tikrai buvo toksai, atrodo, aš tiek laiko einu pas ir įvairiausių specialistų ir viską, o čia atrodo toks koncentratas vienoje vietoje. Ir jeigu dar kas neaišku, galima iškart klausti. Tai taip, tiesiog man truputį taip nunešė protą ir galvoju, kodėl seniau aš nemačiau nieko, kur seniau buvo Viktorija. Tai žodžiu, ačiū tau labai, kad suradai laiko šiandien, atvykai ir tikrai visom, kam surezonavo, pasitikrinkit išsamius tyrimus, pasiekit Viktoriją socialinėje erdvėje. Ir žodžiu, drąsiai į tą, kažkaip noriu tai palinkėti, drąsiai pažvelgti dabartinę savo savijautos situaciją ir jeigu reikia imtis veiksmų. Tai ką tada, ačiū visiems žiūrėjusiam ir iki kitų susitikimų. Taip, sveikatos visiems. Sveikatos.